Jeigu būtų kažkas pasakė hipnozė ar hipnoterapija, tai faktas tai yra, kaip sakau, skraidantis laikrodukai, visi tie filmai, žmonės kažkur išskridę, ar Kašpirovskiai tie patys, nežinau, ar atsimeni tokį veikėjas. Hipnozės būsena tai yra iš tikrųjų toks kaip kūnas ir protas nurimsta, bet tu esi labai tokioj, tavo dėmesio susitelkimas yra į kažką labai stiprus. Tai va, pavyzdžiui, įsivaizduok, tu žiūri filmą, ir kažkas ateina, ir tu žinai, kad taip pat įsižiūri, kažkas sako, kažko tavo draugas tavęs paklausė, tu net pašokė. Tai yra hipnozė. Tu žiūri, tu susitelkus dėmesį maksimaliai esi tą filmą, į kažkokią tokią sceną, tai tą pačią sceną, hipnoterapijos metu aš tą sutelkiu į tą problemą, kurią tu turi, bet tu įeini į hipnozės būseną, tavo protas atsipalaiduoja ir jisai tau nebando sakyti, kad taigi nieko ten nebuvo tų skyrybų. Jisai tampa netoks stiprus. Aš galiu sutelkti dėmesį tik į tą konkrečią problemą. Ir mes tas problemas iškeliam greičiau ir jas pradirbam. Tai, ką mes turime savo aplinkoj, kur gyvenam, kaip gyvenam, kiek uždirbam, kokius draugus turim, kokį santykį su šeima turim, yra tik tai refleksija tavo vidaus. Arba kitaip tavo pasąmonė. Kol tu esi pasąmoniniai būsenoje, reiškia, daug sprendimų tavo gyvenime vyksta iš pasąmonės, nors tu to nesupranti, tau atrodo, kad tu ten kontroliuoji viską, nieko nekontroliuoji, tu sėdi kaip keleivio sėdynėje. Kai tu tampi sąmoningas, va tik tada, čia yra ta riba, tu gali pereiti vairuotojo sėdynę. Ir čia kalbu tas vairuotojas, ta mašina yra metafora mūsų gyvenimo. Tai mano darbas su pasąmonė, tai yra eiti tenais, žmonėms padėti suprasti, kuo jie įtikėjo, kokie tie įsitikinimai yra, kodėl jie turi tą tokią situaciją, kur jiems netinkama. Ir jau kai tą atrandam, suprantam, tada jau tai sąmoningai pradėti keisti, kad tas žmogus pradėtų valdyti tą situaciją iš tikrųjų, o nebūtų tik tai keleivis ir autopilotu viską darytų. Aš labai džiaugiuosi, kad mes jau dabar kažkaip tai fainai, energetiškai susikalbėjom, Laura, tai aš pristatyti noriu tave. Turiu svečiuose Laurą Stepanovičiūtę, hipnoterapeutę, tu dirbi labiausiai su pasąmonė ir vidiniais blokais, tiesa? Taip, įsitikinimais, jo. Taip. Tai aš gal norėčiau pradėti nuo tavo kelio, nors iš tikrųjų klausiau, kaip ir sakiau, tavo pokalbį PIN su Aurimu, bet man labai patiko tas pokalbis, tai labai kviečiu pažiūrėti žmonės. Jeigu žmonės ir nežiūrėtų, tai labai norėčiau, kad tu trumpai papasakotum, kaip tu atėjai iki momento, kada norėjai padėti žmonėms. Visada turbūt norėjai kažkokiu būdu, bet žinai, būtent tavo profesija, kad leido padėti žmonėms. Jo, tai tas padėjimas žmonėms, turbūt, kaip ir sakai, jisai nesąmoningai visą laiką buvo, bet jisai visai kitokią formą būdavo. Aš kaip juokiuosi iki šios dienos, nuo pat paauglystės mano pravardė visą laiką būdavo Deep and Meaningful. Tai nuo mokyklos, universitete ir paskiau jau ir kai užsienį, Deep and Meaningful gal labiau paskiau užsienį atsirado, nes angliškai taip išvertė, bet visą laiką pas mane būdavo principas yra tas, kad aš niekada nemokėdavau tų tokių čičiatų trumpų, man visą laiką nereikėdavo, bet visą laiką įsijausti tą žmogaus istoriją, išgirsti, išbūti tenais, kažkaip nemokėdavo kalbėti apie orą ir visada būdavo tie gilūs pokalbiai. Nežinau, ar tai buvo pagalba, ar kaip, gal galvodavau, gal koks mano smalsumas, žinai, nes netgi atsimenu, prieisiu prie pačios pradžios, bet net atsimenu, kai aš pati pradėjau vaikščioti pas savo psichoterapeutą, tai aš tada Londone gyvenau, man buvo 25 metai. Ir jinai turėdavo ten tokį laukiamai ir ten yra jos kambariai, ten jų daugiau būdavo, ten būdavo tiek psichoterapeučių kambariukai ir laukiamasis. Ir aš atsimenu, taip sėdžiu ir galvoju, ir matau, kad iš mano terapeutės kabineto išeina žmogus ir aš galvoju, bet tai koks įdomus darbas, ar tu gali suvokti, kad tam kambariukė, toj intimioje aplinkoje, tu esi one-on-one ir mano terapeutė sužino pačius giliausius, intimiausius ir pačius žmogų jautriausius dalykus. Ir man tai buvo toksai fascinating. Niekada bet tuo metu net negalvojau, nesvajojau, nes net tuo metu net to įsilavinimo neturėjau, bet jau mane tai beprotiškai žavėjo. Psichoterapija ir psichologija mano keliai tikrai buvo nuo ankstyvo amžiaus. Aš gal pradėjau nuo kokių 20 domėtis, 25 nuėjau pas savo pirmojo psichoterapeutę. Tai visa tai buvo vedama to, kad aš tikrai turėjau gan daug traumų. Tai viskas buvo nuo mano vaikystės, aš augau su tėčiu, kuris buvo priklausomas nuo alkoholio. To paskui, aišku, atitinkamai ta pati dinamika mano mamos, jinai buvo kopriklausoma nuo tėčio. Aš tada pati, vėlgi mes visas emocinis fonas ir visas dėmesys buvo į tėtį, tai aišku, tu labai savo savivertę dėl to pamini, nes tu išmoksti gyventi dėl kitų, gelbėti kitus. Vėlesniam paauglystės amžiui santykiai, tada valgymo sutrikimai. Aš kartais juokiuosi, kad jeigu tik norit kažkokią problemą pasakyti, aš ją tikrai greičiausiai būsiu praėjus, pragyvenus. Viskas su tuo
tuo yra gerai, tai tam tikros pamokos, tai yra tai, kas man iš tikrųjų labai padeda dabar mano darbe. Tai aš susikaupus iš tikrųjų tą tokį ilgą bagažą nuo 20, kai jau pradėjau tikrai taip intensyviai, gal net galiu pasakyti, ieškoti santykio. Aš labai noriu juos sukurti, bet man vis nepasisekdavo. Ir tuo metu atsirado mano pirma psichoterapeutė, aš tada jau gyvenau Londone, kur mes pradėjome tai gilintis ir man pradėjo atsiverti tas, nesąmonė atsiverti, bet pradėjau tapti daug sąmoningesnė. Bet kaip karjeros ar kažkokio kelio, aš to tikrai neįsivaizdavau. Kaip sakiau, aš tuo žavėjausi, man atrodo, tai nėra įdomesnio darbo negu tokio darbo, bet visiškai savęs nemačiau, nes kaip tik paraleliai tuo metu aš gyvenau Londone, dirbau verslo pasaulyje, tai aš dirbau su Fortune 500 kompanijom, kaip sakyti, tai mes tuo metu buvau daug kompanijų ten keitėsi, aš nežinau, kiek mums čia reikia tų detalių, bet bendrai tai... Toks labai materialus, iš materialios pusės atrodo pasaulis. Jo, jis buvo toksai, neblogąja prasme materialus, bet taip, jis buvo taip, kad aš tikrai labai stipriai siekiau savo karjeros, aš ją stačiau, man tikrai sekėsi ją statyti. Londonas man buvo tuo metu, kai aš išvažiavau kažkur apie plius minus 25 metų, tai man tai buvo visiška galimybių meka, aš dievinau Londoną, aš iki šiol turiu jam tokius gražius sentimentus. Dabar jau nebegrįžčiau gyventi, bet tada viskas, jau man atsivėrė be galo daug galimybių, žmonės, kultūra, pažintis. Mano darbas buvo toks, kad aš tikrai labai daug keliaudavau, tai va tikrai ir Amerika išnaršyta, ir iš Amerikos į Šanchajų, iš Šanchajaus į Barceloną, ir dirbau su tikrai tokiais žmonėm iš verslo pasaulio, kur aš suprantu, kad daug tų pamokų buvo išmokta, kurias aš galėjau šiandieną vėlgi panaudoti. Bet tenais mano toksai, kaip ir sakau, ta tokia vizija buvo karjeros statymas, ar tai korporacijose, ar kažkokiuose mažuose startupuose, nes aš įvairiausiose kompanijose dirbau. Bet minty visada, net ne minty, iš tikrųjų buvo tokia mano ir svajonė visada turėti savo verslą. Aš kažkaip nuo 7 klasės žinojau, kad aš turėsiu tą savo verslą, bet kokią formą aš neįsivaizdavau. Ir bandymų buvo įvairių, tai ir projektai, ir žmonės atsirasdavo, buvo viskas smagu. Bet taip niekas iki galo ir neužsikabindavo. Tai o tuo metu, kai aš vystau tą savo karjerą, paskutinis jau mano etapas buvo farmacijos kompanijoje. Tai dirbau Merck, Europoje geriau žinomoje MSD kompanijoje, ir tada prasidėjo COVID-as. O paraleliai, tai jau sakykime, man jau kažkur link 30 metų, tai tie visi 5 metai yra mano psichoterapija. Tai aš viską vaikštau, vis ją dar vaikštau, vis domiuosi, ir kažkur po 2-3 metų mano psichoterapeutė man pasiūlė studijuoti psichoterapiją. Jis sako, tau tiktų pagal tavo asmenybės tipą. Ir atsimenu, kad čia toksai buvo pirmas mano toks sustojimas, pagalvojimas apskritai, kad aš galėčiau kažką tokio daryti, nes, kaip, taigi mokslo nebaigus, neturi kaip tu tą galėtum daryti. Ir jinai iš tikrųjų, su kuo aš jai būsiu labai dėkinga, aš tik neseniai kažkuriam pokalbį irgi dalinausi ir taip sustojau minutį pagalvoti, kad tikrai turėčiau jai padėkoti, parašyti. Senai jau mes su jo kontakto nepalaikom, bet parašyti, padėkoti, nes jinai buvo tas iš tikrųjų ta pirminė idėja, kuri mane atvedė į šitą kelią. Tai ir paraleliai aš dirbu, prasideda COVID-as, aš išvažiuoju, grįžtu į Lietuvą. Kaip ir visi turbūt mes galvojom tik tai keliem mėnesiam, nes aš tuo metu buvau vieniša, kaip tik man reikėjo keisti būstą, tai galvojau, keliem mėnesiam grįšiu į Lietuvą, pabūsiu, o darbą aš jau vis dar turėjau tuo remote, aš jau tada ten dirbdavau per atstumą, tai nebus dėl to jokios kažkokios problemos. Tai aš važiavau tenais, o dar keli mėnesiai atgal, kai mano psichoterapeutė pasiūlė studijuoti tą psichoterapiją, ir būtent jinai dirbo tokiam institute, pati buvo dėstytoja, ir aš pradėjau vaikščioti tenais tokias išlyginamasias studijas. Kaip sakau, tokie entry year, kai tu pirmą pasičiupinėjai, pasiuostai, ar tau tai tiktų. Ir aš atsimenu, tada nuėjau į tokią vieną paskaitą, ten buvo apie tradicinę klasikinę psichoterapiją buvo kalbama. Ir vienas toksai momentas, kuris man labai įstrigo, dėstytoja tuo metu sakė, kad vėlgi, turbūt tik tai jos nuomonė, tai yra tikrai neskau, kad visi taip galvoja, psichoterapeutai ir psichologai, bet man tas užstrigo, kad pasakė, jog tie žmonės, kurie turi traumas,
jie turi sutaikyti su tuo, kad jie visą gyvenimą jas turės. Ir viskas, žinai. Ir man toksai buvo, žinai, nenoriu. Nes aš kaip ir minėjau, aš turėjau tikrai jų daug ir aš galvoju, nenoriu. Aš su tuo, su kažkokiu tokia, žinai, etiketę vaikščioti, prisikliuoti ir kažkaip man pasirodė, kad gal ne iki galo tai yra man tinkama. Ir vėlgi, bet kadangi buvau labai jau taip intensyviai pasinėrusi šitą temą ir aš ieškojau toliau atsakymų, kažkokiu būdu, nenorėjau to išleisti. Ir vieno podcast'o metu su Sam Harris, berods, ar Tim Ferriss, vėlgi, niekada nebeatsimenu, reikia kada pasižiūrėti, bet aš tiesiog klausiausi tų podcastų ir tenais buvo Davidas Spiegelis, tai jis yra Stanfordo universiteto dėstytojas, psichiatras ir jis yra žmogus mokslininkas, kuris 40 metų tyrinėja hipnozę ir hipnoterapiją. Ir mane taip užkabino, nes aišku, iki to laiko man irgi, jeigu būtų kažkas pasakė hipnozę ar hipnoterapiją, tai faktas tai yra, kaip sakau, skraidantis laikrodukai, visi tie filmai, žmonės kažkur išskridę ar Kašpirovskiai tie patys, nežinau, ar atsimeni tokį veikėją, jis čia pas mus būdavom, kaip sakau, žmonės per televizorių užmigdydavo. Tai bet tuo metu jis viską tiesiog labai logiškai paaiškino, kas ir kaip vyksta, kokie yra pokyčiai, vėl 40 metų tyrimų, tai tikrai buvo daug tų pavyzdžių prikaupta. Nu ir man kažkas tas viduje sukirbėjo, tikrai man pasidarė be galo įdomu, aš pradėjau gilintis į tai. Ir tuo metu aš dar ieškau, kaip ir galvojau, noriu pati išbandyti, kaip pagalba savo. Bet jisai, kadangi jisai tiesiog veda tyrimus, jisai kuria savo tokias aplikacijas, bet konkrečiai pas jį aš negalėjau patekti, tai aš tiesiog ieškojau, kas galėtų tą daryti. Ir taip vėlgi atradau Marisa Peer, tai jinai jau yra mano mokytoja ir aš pirmą užsirašiau pas jos vieną iš mokinių, kaip pačiai perėti terapiją. Nu ir man asmeniškai tai buvo life-changing dalykas. Tikrai aš atsimenu, vėlgi niekada neparduodu ir nesakau, tikrai ne visiems yra tas life-changing dalykas. Labai priklauso nuo tavo stadijos gyvenime, kiek tu apskritai ten gilinėsi, nesigilini, nuo daug dalykų, ne? Bet man tai buvo tikrai, man buvo toksai, kai aš perėjau visą tą sesiją, visą tą kursą iš tikrųjų ir aš taip galvoju, atsimenu, iš hipnoterapijos, tai pasibaigė, aš taip atsikeliu. Grįžtų į budrumo tą jau tokį pilną būseną ir galvoju, kiringai, žinai, kur tai buvo anksčiau. Man tai iš tikrųjų, labai daug man dalykų sudėliojo. Ėjau vieną kartą dėl santykių, pirmą kartą, kaip ir sakau, čia mano toksai buvo kryžiukas, kuris, žinai, vis tysėsi ant mano kupros, vis negalėdavo šio pakeisti, tai man labai daug davė atsakymų. Bet tu palauk, dar dirbai, ar ne? Dirbau, jo, tai čia tiesiog aš dar išbandžiau, šitas jau keli mėnesiai, kur yra prieš man grįžtant į Lietuvą. Ir aš išbandžiau ir man viskas buvo, jo, kaip sakau, labai patiko ir kaip tik ta Marisa Peer, jinai vystė tą programą, kai kvietė studijuoti. Ir tai yra akredituota, vėlgi domėjausi daug, ir tai yra akredituota institucija, tai reiškia, tu mokaisi, laikai egzaminus, darai praktikas, gauni kvalifikaciją, licenciją ir panašiai. Ir tada keli tie mėnesiai, tai čia prieš išvažiuojant grįžtant į Lietuvą, ir tada viskas užsidaro ir aš grįžtu į Lietuvą. Tai aš turiu kaip ir savo darbą, viskas yra tvarkoje, bet tada viskas užsidaro. Ir man tokiam, kaip sakau, ypatingai tuo metu aš buvau labai aktyvus žmogus, tai dabar jau sėslesnės, bet tikrai man visą laiką reikėdavo kažką veikti, daryti, visada esu out ir čia viskas uždaryta. Ir yra tik tai tas darbas, kuris, ir tai man, gan lengvai, vėlgi, ten nebuvo kažkokių didelių iššūkių, kad man ten reikėtų 12 valandų per parą sėdėti. Tai šį pasidarydavau ir tada galvoju, kad visai geras tas etapas yra laikas pasimokyti. Tai šaliai pradėjau mokytis ir jau mokantis, tada gal man kilo tokia pirma idėja, kad gal aš visai galėčiau kažką su tuo daryti. Tai aš jau esu Lietuvoje. Ir tada aš tai kažkur link metų, nežinau, link metų kažkur man tos studijos truko, nes ten gali greičiau, ne tik, kad gali, čia priklauso nuo tavo, kaip tu mokaisi, bet yra specifinė programa, kurią tu turi praeiti. Ir aš ją praeinu ir tada man reikėjo pradėti rinktis, aš teorinę dalį praeinu ir tada jau praktiką reikia pradėti daryti ir tada pradėjau kažkaip kviesti žmonės, kad aš tiesiog bandyčiausi tą terapiją. Palauk, tu, pavyzdžiui, Instagrame turėjau sekėjų? Ne. Turėjau ten, tai 1000 ir kažkiek, kiek tu ten savo, tiesiog savo. Ne, aš nevedžiau nei Instagramo ten, kad nieko, net neatsimenčiau. Ne kaip tikrai neprofesionaliai kažką. Tas irgi buvo tų baimių išeiti ir pačioje pradžioje pasakyti, jo, nes aš vis laiką ateidavau iš to, sakykime, akademinio to pasaulio ir dabar ateiti ir pasakyti, kad tu hipnoterapiją vedi. Tai bet viskas tiesiog, kaip sakau,
tapo toks sniego gniūžtės efektas ir aš pradėjau tiesiog pasibandyti vesti tas sesijas ir vienas žmogus atėjo, tada visą savo šeimą atvedė, tada draugai, tada dar, kitų draugų ir tiesiog tikrai įsivažiavo, aš pajutau, kad aš galiu tą daryti, man tas tapo labai artima, nemečiau aš dar savo darbo, tarkim, aš tikrai nesu tas variantas, kuris galiu sakyti, kad kai kitiems sako viską mesk, ir tiesiog, eikite savo aistrą ir žinai, kurk, tiesiog kurk ir daryk. Aš to nedariau, aš iš tikrųjų išėjau gan saugiai, tuo metu jau kažkaip aš ir jaučiau, kad man tas darbas per daug netrukdo, tai aš tiesiog tikrai tokią finansinę pagalbę savo pasidėjau ir viskas labai gražiai įsivažiavo su hipnoterapija. Tai tas tik tai etapas, kad aš galvojau, kaip man tą pristatyti, kaip man apie tai kalbėti. Ir aš atsimenu, nuėjau pas Dovilę Urbanaitę. Jeigu žinosi, tai mes tada buvom visiškai nepažįstamos ir jinai dar vedė asmeninės konsultacijas. Tai dabar mes su Dovilė tikrai yra artimos draugės esam, tai visą laiką pasijuokėm, kad jinai pati pasakoja, kad kai pamatė, nes ten turėjau tokią kaip apklausos formą užpildyti, užklausą ir jinai tada jį gauna, kad pasiskaitytų apie ką. Ir sako, aš gaunu tą užklausą ir skaitau hipnoterapiją. Galvoju, žinai, tikrai sako, kas čia dar per nesąmonę, žinai. Iš karto, nes tuo metu hipnoterapija turbūt ir buvo labai, siejasi, tu kažkokį tokį, kaip sakau, vuvu efektą turi, ne, ten sapnų gaudyklės kažkokias, ten praeiti gyvenimai ar ten dar kažkas, ne. Kažkas tokio labai neapčiuopiamo. Ir aš atsimenu, tada nuėjau pas Dovilę ir sakau, Dovilė, žiūrėk, man reikia padaryti taip. Man reikia, sakau, vienas dalykas yra auginti savo praktiką, bet kitas, aš noriu kurti tokią komunikaciją, kad mes nuimtume visus šitos mitus ir aš stipriai atsistočiau ir galėčiau apie tai kalbėti taip, kaip dabar kalbu su tavim. Ir aš atsimenu, išėjau iš tos konsultacijos ir tada Dovilė man įrašo voice note, sako, aš retai kada kam įrašau, bet žinok, Laura, žinai, varom, darom, žinai. Tai paskui jinai tapo ir mano klientė ir, kaip sakau, tokia mano asmeniškai neprašyta, bet ambasadorė tikrai to šito produkto tikrai labai patiko, padėjo. Tai ir ką noriu pasakyti, kad viskas tikrai pradėjo taip po truputį, aišku, su daug darbo ir įdarbio, bet tikrai sklandžiai važiuotis. Todėl aš kartais taip iš tam tikrų savo gyvenimo patirčių aš pati išsivedu savo tokias, kaip sakau, gyvenimo moto ar kažkokias taisyklės. Tai man labai pasitvirtino tas dalykas suvokti, ar tai būtų santykiai, ar tai būtų darbas, ar dar kokias rytis, kad jeigu tai yra tau, tai kažkaip važiuosis. Jeigu tu nuolatos jauti, kad tu daužai tą galvą į sieną, ar tie patys santykiai nuolatos up and down, ne, arba kažkas neveikia, nes mums labai sunku išgirsti save, labai sunku išgirsti tą savo, žinai, širdį ar vidinę tą intuiciją, nes labai daug proto yra tų žaidimų, žinai, ir apsaugų. Bet jeigu tu iš kitų tų aplinkinių tada situacijų, aplinkybėse, kuriuose tu atsiduri, tu gali matyti, kad tai kaip ir važiuoja arba nevažiuoja, pagal tai gali nuspręsti, ar tai tau ar ne. Tai man hipnoterapija labai greitai įsivažiavo ir aš per kelis mėnesius, tada kokių gal 4-5 mėnesių aš išėjau iš darbo ir pilnu tempu įsivažiavau. Tai va, tikrai istorija. Labai fainai. Šiaip net tu papasakoji apie šiaip savo, kaip sakai, turėjai daug tų visokių traumų ir dar išsamiau viską pasakoji, būtent PIN pokalbį. Ir aš net prisiminiau, net norėjau pasakyti, pabrėžti tą dalyką, kad kaip ir prieš pokalbį kalbėjom, kad eini į kiekvieną pokalbį ir toks jausmas, kad kartais kartuojasi, vis tiek normalu, natūralu, bet man, žinok, būtent tam pokalbį PIN, kai tu papasakoji apie visą tą savo patirtį, aš netgi pradėjau domėtis daugiau, aš žinau, kas yra kopriklausomybė, bet net pradėjau daugiau domėtis ir man tikrai labai daug davė ir tik dabar prisiminiau, kai mes pradėjome žinai kalbėti. Tai man atrodo labai svarbu ir labai vertinga, kad tu daliniesi šitą visą savo patirtim. Tai labai tau ačiū. Mano visa apskritai komunikacija, aš pati savo tai pasakiau, ar kai ten eitum, žinai, ar į Instagramą, ar viešai kalbėti. Gal tai yra mano sritis, gal yra kartu ir asmenybės dalis, bet vienas dalykas, aš tikiu, kad tu tikrai pradedi gyti tada, kai tu gali apie tai drąsiai kalbėti. Aš nesakau, kad vėlgi, nuo asmenybės priklauso, ne visiems visada reikia kažkur eiti ir skelbtis, taip, bet aš apie tai dabar galiu kalbėti be jokios gėdos, be jokio kaltinimo. Nei tėvam, nei kažkam, bet be gėdos savo, nes ilgą laiką, vėlgi, kai aš augau ir tą situaciją su tėčiu, ir mes dar augom tokiam, kaip ir Vilniuje, bet mikrorajone, kur daug kas labai vienas kitą pažįsta. Ir tą gėdą, nes tėtis jisai užgerdavo ir sivaikšdavo girtas, ne, tai tu supranti, kad tavo draugai, tavo ten tėvų draugai, dar kažkas, visi viską mato, visi viską žino, o vaizdas nėra, žinai, geras. Tai tu labai kaip vaikas
Tuo labiau mes nebuvom mokinami kalbėti su kažkuo atvirai. Vaikai gal apskritai paaugliai nesustinka ir jie nekalba, kai dabar mes, pavyzdžiui, su draugiam galim sutikti ir ten padypinti. Ne? Vaikai dabar gal ir keičiasi, bet tuo metu mes to nedarydavom ir tu įsivaizduoji, kad tai yra tik tai tau. Ir tu labai ilgą laiką nešiojasi tą gėdą. Vėliau tai gali būti kiti nešiojasi pykti, nuoskaudas. Ne? Tai dėl to sakau, aš galiu viešai apie tai kalbėti ir garsiai apie tai kalbėti, nes neturiu nei nuoskaudų, nei pykčio, nei kažkokios gėdos. Tai čia man vienas toks, sakau, kaip gal ir įsivertinimas savo pačiai, kad aš išgijau, kad aš perėjau tą etapą. O kitas dalykas, tokioj srity kaip mano, kur tai yra tikrai labai jautru ir intimu, kalbėti tik tai teoriniais terminais, nemanau, kad kažką galima paliesti. Tai aš visą laiką tiesiog noriu pabrėžti, kad gal ta žinutė vėlgi yra mano, pabrėžti, kad tikrai perėjau daug, bet jeigu man pavyko, faktas, kad kiekvienam gali pavykti, nes aš nesu niekuo ypatinga, kad kažkaip turėčiau kažką geriau, kad man galėjo geriau pasisekti. Prašai, ne, viską perėjau, tiesiog atradau tinkamus įrankius, metodus, kažkokią vidinę dvasinę šviesą savyje, ne, ką kiekvienas iš mūsų gali padaryti. Ir gal tai vėlgi ta pati žinutė, kurią nešu, kad žmonės išgirstų. Labai gražu. Tai mūsų šios dienos tema yra apie tikslus ir kaip jų pasiekti, tai jau šiek tiek tu čia ir, man atrodo, papasakai tokią labai fainą įžangą, kad tikrai viskas įmanoma, kaip tik ir pasakei. Ir kadangi tu esi būtent hipnoterapijos srity ir šiaip pas tave gyvenime yra manifestacijos, taip, tai eisim per tą būtent prizmę, bet visų pirma norėčiau tavęs paklausti apskritai, kaip manai, kodėl kai kurie žmonės, žiauriai kažko nori, bet jiems tiesiog niekaip nepavyksta pasiekti savo tikslus. Visą laiką pabrėžiu tokį dalyką, kad mes į savo gyvenimą traukiame 2 dalykus. Tai yra tai, ko mes labiausiai pasitikime. Vėl imsiu savo pavyzdį. Aš visada jaučiausi labai pasitikinti savimi, kas liečia kažkokius tai pasiekimus. Taip, man buvo gan lengva mokykloje, universitete, karjeroje, tie patys finansai, niekada neturėjau kažkokios baimės. Aš galvodavau, kad man tiesiog yra taip natūralu. Ne? Kiti gal, pavyzdžiui, turi tokį dalyką, kaip jiems labai lengva draugų susirasti ir bendrauti, kitiems santykiai. Man buvo santykiai, irgi prieisiu, čia buvo tokia didžiausia, labai noriu, bet negaliu. Kitiems santykiai, tikrai turim tos variantus, ne, kai santykiai atsiranda vienas po kito. Tai kai tu nepermastai, kai tu negalvoji, kai tu neuždėti tokios, kaip sakau, desperacijos ant to savo tikslo, tu tiesiog pasitiki, kad tai bus. Tu dirbi, darai ir tai ateina. Tai čia yra vienas dalykas, kurį traukiam savo gyvenimą. Antras dalykas, mes savo gyvenimą traukiame tai, ko labiausiai bijome. Ir va čia yra tas dalykas, kad tu gali įsivaizduoti, kad tu labai kažko nori. Aš labai norėjau santykių. Labai norėjau tų santykių. Bet 10 ar kiek metų jie pas mane niekad neatėjo. Ir va čia jau mes galime eiti gilin, nes ten jau tu pradedi krapštyti ir analizuoti, ar tu nori, ar tu bijai, kad tu to neturėsi. Ir va čia prasideda visi ribojantis įsitikinimai, baimės ir blokai, nes baimė traukia baimę. Reiškia, aš labai norėjau turėti ten santykius, labai norėjau sukurti šeimą, bet aš daug labiau bijojau, kad pas mane tai neateis ir kad aš liksiu viena. Ir aš traukiau tą baimę pavidalu tokiu, kaip netinkami žmonės, netinkami vyrai ir panašiai. Ir aišku, kai pradėjau gilintis į tai, tai ir yra, čia mes jeigu kalbam, apie psichologinius dalykus, aš jau gal einu giliau, kodėl žmonės kažko nepasiekia, tai yra tai, kad viduje mes arba netikime, kad mes galime tai turėti, arba yra labai daug kliūčių, kodėl trauksime labai netinkamas situacijas, jeigu apie tikslus, sakykime, tikslai dažniausiai, nežinau, ar tu kažkokiais išskiri tikslus, ar tai būtų profesiniai ar asmeniniai, bendrai, ne? Jo, tai vis tiek tada reiškia, tai bus susiklostęs tokios, tada žmonės dažnai sako, kad jie traukia kažkokias, atsiranda aplinkybėse, ne? Tai vėlgi tada galima matyti, kad žmogus gal eina į aukos poziciją ir panašiai, bet tai viskas jau eina kur kas giliau, tai tu turi savo įsivertinti, labai norėti, tai nereiškia tikslą. Tai tu turi savęs paklausti po to, kai labai stovi, ar aš labiau noriu, ar aš labiau bijau, kad aš to neturėsiu. Tai čia yra toksai švytuoklis, kaip sakau, toksai efektas yra, įsivaizduoju, kad tu turėtum švytuoklį arba tą patį laikroduką, sakyk, jisai kabo ir kai tu labai labai nori, tu tarsi trauki prieš save, ne, taip desperatiškai, bet taip trauki ir taip pabandyk jį paleisti, kuris iš karto nuo tavęs toliau nušoks, ne? Tai taip yra, tai mes turime viską daryti, kad viskas yra gerai norėti, bet be baimių, be kažkokio desperatiškumo, išlaukti, išbūti, tokio, kaip sakyk, statiškoj formai, kur tu darai dalykus, nori, tu pasitikį, kad jie ateis, kad nesiranda tos kontrolės ir įtampos. O tada einant į tą kitą pusę, kaip tu įvardintum žmonės, kurie būtent paima ir pasiekia
savo tikslus? Kaip jie atrodo? Aišku, daug sudėdamųjų dalių yra. Tikrai mes negalime nuneigti tuos dalykus, kad ir gabumas, ir talentas, ir drąsa yra. Gal talentas aš irgi esu labiau linkusi link to, kad, žinai, kai yra klausimas, ar talentas, ar nuoseklus darbas. Aš gal irgi linkčiau tai, kad talentas, nuoseklus darbas laimė. Prieš talento reikia turėti, gal tokiuose specifinėse dalykose, kaip, pavyzdžiui, sportas, kur labai tu turi tikrai ir talentą turėti, ar menas kažkoks. Bet vis tiek manau, kad nuoseklus darbas yra svarbiau. Tai va čia ir atsiranda daug, ar tu prokrastinuoji, kodėl tu prokrastinuoji, ar tie sėkmingi žmonės, jie kai kurie, jie tiesiog jų baimės faktorius, suvokimos baimės yra labai kitoks. Jie nebijo klysti. Nes vėlgi, jeigu mes grįžtume į monoterapiją, kai žmonės dėl ko dažniausiai ateina, ar kai mes pradedam gilintis, tikrai 90% žmonių mes turime tą baimę suklysti. Ir nekyla iš to, kad aš bijau būti paskui atstumtas ir panašiai, ir tada mes to nepadarom. O tie žmonės, kurie pasiekia, tai jau nekalbant, kaip jie prieina prie tos būsenos, kad jie nebijo, bet jie nebijo dažniausiai rizikuoti, jie nepergyvena. Tai jeigu suklysta, it's okay, žinai, tu kažką ar paėmė, ar ne, ir tu važiuoji toliau. Tai va čia, sakyčiau, tas išskirtinumas didžiausias daryti. Dar šiaip tu vieną dalyką paminėjai, kad būtent tie žmonės, kurie, tarkim, negali pasiekti savo tikslų, kad jie desperatiškai nori jo ir bijo. Tai kaip savo taip sąžiningai pasakyti, nes, žinai, būtent man atrodo, čia labai daug sąmoningumo tam reikia, tai kaip prieiti prie to atsakymo, nes, žinai, atsisėdi, aš nėra, kad aš desperatiškai norėčiau, bet gal iš tikrųjų nori desperatiškai. Tai, žinai, nežinau, negalvojau niekada, tai galim dabar taip pasvarstyti, kaip tą įsivardinti, nes man tai atrodo, gal gan aišku, vėlgi sakau, mano santykiai, aš jų labai norėjau. Ir aš žinau, kad gal tokia prasideda obsesija. Gerai gali galvoti. Tavo obsesija reiškia, kad tu gyveni savo gyvenimą. Aš tikrai, dabar, kai aš, pavyzdžiui, kažkada pagalvoju, dabar aš esu tikrai laimingose, gražiuose santykiuose. Ir kai pagalvoju apie savo gyvenimą, kurį nugyvenau iki tų santykių, viena mintis buvo tokia, kad, wow, tai buvo taip įspūdinga, iš tikrųjų, kelionės, pažintis, draugai, nuotykiai, romanai, bent kas, tikrai buvo faina. Ir man antra mintis, kurie atėjo, kad visa tai visgi temdė vienas dalykas. Tai yra tai, kad aš visada laukiau ir tas laukimas ir buvo, kad man faina, aš kaip ir gyvenu, nebuvo tas, kad aš ten kažkaip negyvenčiau, stabdyčiau save, aš gyvenu, bet aš vis tiek laukiu ir galvoju, kad aš būsiu iki galo laiminga tik tai tada, kada ateis tas žmogus. Ir todėl visa tas buvo, pavyzdžiui, važiuoji kažkur, tu galvoji, o gal aš tenai sutiksiu tą žmogų, o gal dar kažkas. Tai va čia yra prasideda ta obsesija, tai taip pat yra ir su darbais ar profesinės sritim, draugystėmis, santykiais, kai jau taip pradeda labai obsesiškai apimti visą tavo gyvenimą ir tu įsivaizduoji, kad aš arba pradėsiu gyventi, arba pradėsiu keliauti, arba būsiu laiminga tik tada, kada ateis tas. Reiškia, mes gyvenam nuolatiniam laukime. Tai va čia ir tada tu įsivardini, jeigu tu tavo visą gyvenimą absorbuoja vienas dalykas ir tau jisai dar nesiseka, tas tavo tikslas, va čia aš jau linkčiau tai, kad kaip ir red flagas, kad kažkas ne taip tenais. Bet kita vertus galvoju, irgi, žinai, bet man visą laiką irgi įdomu, nes tarkim turiu vienišų draugių, tai toks jausmas kaip ir irgi pritariu, kad turėtum, atrodo, gyventi savo ir tiesiog, jeigu reikės, tai ir ateis pas tave žmogus. Bet kita vertus, galbūt tu irgi save turi įstatyti tam tikras situacijas, arba galbūt, žinai, mokytis, kur santykiai, kad ir viena būdama, bet tiesiog suprast, kur tavo ribos ir taip toliau, visos vertybės, žinai, santykių. Tu, čia gerai, kad šitą ir pasakei, nes tai gali jo nuskambėti, kad tu tarsi turi apie tai negalvoti ir nelaukti, ne? Ne, ir aš atsimenu pati, kai buvau vieniša ir man tas pasakymas, tu nesitikėk ir ateis. Tai žinok, atrodo sunku. Pliauska, žinai, atžagarė ranka kažkaip tu atsisukti ir sakyti, kaip tu gali nenorėti, kai tai yra vienintelis dalykas, ko tu nori. Bet čia tu žiūrėk, pirmą klausimą, kurį tu paklausai, tai yra kaip suprasti, ar tu desperatiškai nori ar ne. Tai va čia yra indikacija, kad tu, jeigu tavo gyvenimas pradeda suktis tik apie tai, tai va čia jau mes įvardiname ir galim savo atsakyti, kad tai yra desperacija. Ir va čia yra kažkas blogai. Tada mes turime eiti kažkokį kelią ir kažką daryti, kad ta desperacija dingtų, jinai išeitų. Ir tu turėtum pasiekti tą ribą. Kaip ir sakiau, tai yra tavo švytuoklė, turi atsistoti. Taip reiškia, tu nori to žmogaus. Viskas yra su to gerai ir būk tose aplinkos, taip, ne lovo sėdėk ir lauk, kol tau, žinai, kažką deliverance. Tu turi eiti ir būti, bet tavo gyvenime atsiranda ir visai kitų papildomų tų švytuoklių. Jų yra ir tu gyveni toliau ir kažkur eigoje tu jį sutiksi, ar ją sutiksi, ar atsiras tas darbo pasiūlymas ir panašiai, bet tu nesusifokusuoji, kad turi viską daryti,
Ir gyventi tikrai dėl to, nes, pavyzdžiui, mano santykiai atsirado tada, aš atsimenu, kad tai buvo gal kokie 9 mėnesiai, plus minus, kur aš jau taip kardinaliai pradėjau daryti dalykus. Tai vienas buvo tai, kad aš jau po 10 metų ten savo tų praktikų išstryniau visas programėlės ir tiesiog savo pasakiau viduje, kad tas žmogus ateis, aš nors atrodė tuo metu nesuvokiama, kaip taip gali būti, bet jisai ateis, pasakiau, gyvai. Ne? Kažkaip aš gyvai susipažinsiu su tuo žmogum. Nes aš jau buvau nuo to tiesiog pavargus, nuo tų visų tų pasimatymų. O antras etapas buvo, kad atėjo tą vasarą. Vėlgi gydžiausi, buvo to etapo, kad tu tikrai ir krenti ir vėl to obsesiškai nori, bet paskui lyg ir taip išbūni. Ir atėjo tą vasarą ir aš savo tikrai taip labai sąmoningai pasakiau, kad aš noriu ir aš žinau, kad jis ateis. Aš žinau, kad jis ateis. Bet iki tol, kol jis ateis, aš tiesiog einu gyventi geriausią savo vasarą ir gyvenimą, žinai. Ir jisai atėjo vasaros gale, žinai. Nes taip sakiau. Tai čia yra ta būsena ir aš žinau, kad ten tikrai sunku pasiekti, bet tu turi atskirkim tuos ir 2 klausimus. Jeigu yra obsesija, bent kokia prasme tikslo, turi kažką apie tai daryti, it's not okay, ir tau emociškai nėra gerai, ir tada tu turi sugrįžti tą pusę, kad tu nori. Tu sąmoningai, čia apie manifestavimą, kaip tu sakai, tu sąmoningai turi žinoti, ko tu nori, tu duodi, vėl, ar kalbam apie visatą, arba savo pačiai smegenim, tu duodi tą tikslą, į kurį tu eini, bet tu nustoji kontroliuoti, kaip tu jį ateisi. Geras, tu čia taip įdomiai pasakėjai, aš net pradėjau galvoti apie savo, žinai, situaciją, nes aš irgi, labai panašiai man buvo, kad labai daug turėjau visokių toksiškų situacijų, patirčių. Ir tada, žinai, kas man nutiko, kad irgi aš jau į terapiją netėjau ir jau po terapijos man nutiko taip, kad turėjau toksiškus santykius, bet tada aš tiesiog irgi sąžininga savo buvau ir susidariau sąrašą, ko aš visiškai netoleruosiu. Nes, kaip sakai, galbūt iš tos desperacijos būdavo, kad, tarkim, jaučiu manipulaciją, bet aš bandau ignoruoti. Toks, kur... gal aš čia pasigalvoju. Jo, ir tada, tarkim, net buvo tikrai tokių situacijų, kad susidariau sąrašą, kur visiškai netoleruosiu manipulacijų, jei bent vienas signalas bus. Ir taip pajausdavau ir viskas, nutraukdavau su visiškus ryšius visus su žmogum. Taip. Ir tada atėjo mano irgi vaikinas, su kuriuo irgi turiu gražiausius santykius. Tai irgi čia toks labai aš pritariu tau, kad aš irgi dariau kažką, bet nedesperatiškai ir viskas. Tu darai ir jo, reikia daryti. Tai tas pats ir, žinai, jeigu mes kalbame apie santykius, labiau apčiuopiami tikslai visada yra finansai arba kažkokie profesiniai dalykai, ne? Tai juokinga būtų sakyti, kad tu tiesiog lauki ir, žinai, tau kažkas ateis, ne? Čia dėl tos to manifestacijų būna, kad tu pasidaryk moodboardą, ne, kažkokį ir pas tave tai ateis. Ne, tu faktas, tu turi dirbti, tu turi save nuteikinėti tam ir panašiai. Tai čia nais lygiai tas pats, tu turi kažką daryti, kaip sakai, ar tai terapiniai dalykai, ir išsirašyti ten tuos sąrašus, ar kažką, kas tau padėtų, bet irgi nepulti jau tai desperatiškai ir ignoruoti dalykus, kurie, žinai, kad tau iš tikrųjų viduje tau sako, kad jie tau netinka. Taip. O dar kalbant šiek tiek apie tikslus, kaip manai, ar dažniau gaunasi taip, kad žmonės nepasiekia tikslų dėl to, nes jie išsikelia juos per didelius kažkokius nerealistiškus, ar būtent viduje kažkas stabdo? Tai čia galiu duoti jau praktiką. Pavyzdžiui, aš ją pati taikiau jau kelis metus, kad ir šiais metais. Tai tada gal žmonėms jau tokių praktinis įgūdis, kaip įsikelti tuos savo tikslus. Tai man, pirmą, aš visada nekeliu gal 5-mečio tikslų, gal tokius jau ten, žinai, ten pasvajoji, kiek vaikųčių turėsi, ar ten dar kažkokius, žinai, jau tokius, didesnius, bet čia jau, kaip sakau, viskas Dievo rankose, ne, tu kažką gali turėti, tą viziją ir kur tai tave veda, bet aš, pavyzdžiui, pasiėmu kokių metų tikslus arba pusės metų tuos tikslus, ne, tu ir įsirašau juos, ten nereikia jų daug, bet tu gali įsirašyti, kas ir nori, kad jie ten dideli ar kažkokie, bet tu pasirašai ir tu apie juos pamiršti. Tu apie jų negalvoji, nes tu turi palikti visą laiką tos erdvės, kažkam tavo gyvenime dėliotis, kaip tu ateisi prie to. Nes jeigu mes prisirišim prie proceso, kad, tarkim, aš tai noriu pasiekti, nežinau, 100 000 eurų pelną per pusę metų, ne? Kažkas daro verslą. Ir jeigu tu susifokusuosi, kad tai yra tik vienas būdas tai pasiekti, ne? Arba tie patys santykiai vienas būdas pasiekti, tu labai dėliai frustracijų gyvensi. Tai tu pasidarai tą savo tikslą, palieki jį, ne, ten strategiškai paskui darbe ar kažkur tu gali dėliotis. Bet einami tada mažesnius tikslus. Man labiausiai padeda, kai aš įsikeliu tuos, sakykime, ten pusės metų tikslą, aš tada įsidarau ir pasidarau tokius ir mėnesio tikslus, mažesnius, ne, kas man padėtų būtent, bet vėlgi, imi 3 kategorijas. Aš tai dažniausiai imu profesiniai tikslai, tai vieną kokį profesinį tikslą, santykių tikslą ir kokį asmeninį tikslą. Ne, ten, pavyzdžiui, asmeninis koksai būtų
nebevalgyti dženko, žinai, arba ten kažkokiu, ar sportuoti kelis kartus į savaitę, asmeniniai yra ten gerinti santykius, nesipykti dėl kažkokių dalykų, ar profesinis pasiekti tą ir tą. Ne. Tada aš pasidarau mėnesio, tokius irgi kiekvienai tai kategorijai, ne per daug, bet kad taip užfiksuoti, ką man reikia padaryti. Ne. Tai va, jeigu aš ten noriu, nežinau, 100 000 ar 20 000 ar ten dar kažko, ką aš turiu daryti. Reiškia, aš žinau, kad tam tikri dalykai galėtų man atvėti, pavyzdžiui, papildomų produktų paleidimas, ne? Arba ten dar kažkas santykiuose, reiškia, aš turiu kažkur nusileisti, o asmeniniam reiškia, aš tiesiog turiu susirasti trenerį ir 2 kartus į savaitę pradėti vaikščioti. That's it, ne ten 7 kartus. Pasidarau tą žinau ir tą, pavyzdžiui, tokią refleksiją, aš kaip sakau, treniruoju savo smegenis. Tai va šitas man labai patinka, kad aš, pavyzdžiui, arba ryte atsikėlus, gal ne kiekvieną dieną aš darau, žinau, kad žmonės kai kurie daro ir kiekvieną, bet tu gali pasiskaitai tuos tikslus. Jie tau duoda tokią direktyvą, tu savo įsivertini, ar kaip duodi savo tokį kaip ir balą, ne? Kartais kai kuriem tas veikia, kad, ar aš einu link to, ar taip padariau, ar taip nepadariau. Tik čia yra labai svarbu ta riba, kad tai neperėtų į graužimą savęs ir kaltinimą jo. Kad ne tas, sakau, tas balas, jisai kai kuriem tinka, kai kuriem ne. Tai tu ten susirask, kiekvienas žmogus savo gali tą vertinimo sistemą. Bet tiesiog taip, pasitikrinti, ne? Savo pačiai taip lengvai, lyg ir padariau, čia faina, pliusiukas, o čia jau galėjau, žinai, ten su draugu galėjau, šiek tiek patilėti, žinai, ten dar kažką čia. Mano dažnas dalykas, ne? Tai ten galėjau tą nepadaryti, bet padariau. Nieko, rytoj pasistengsiu. Bet esminis dalykas, ir čia jau ateinam į tokį jau platesnį suvokimą, tu turi suvokti, kad mūsų gyvenimas yra tik tai čia. Čia ir dabar, mes visi girdėjom, bet labai sunku suvokti, kas tai yra, ne? Bet tu turi suprasti, kad praeities nėra, ateities taip pat nėra. Mums reikia kažkokių tikslų, ne, tai ten tam protui tą patenkinti. Jeigu kalbam šiandien apie tikslus, galim jos padėti, nors bendrai aš jau labai pereinu į tą didesnę filosofiją gyvenimą, kad jisai vyksta tik tai čia ir dabar. Ir kaip pajausti, kad tu esi čia ir dabar? Tai vienintelį dalyką, ką aš tikrai padarau, tai aš kai atsikeliu ryte, aš turiu ten savo praktikas, ką aš ten mėgstu padaryti, bet tik tai šiandien ryte aš pasakau, ką aš padarysiu. Ne? Ir, pavyzdžiui, būna tų dienų tokių, kai tu tikrai jautiesi busy. Ne? Labai daug visko reikia padaryti, panašiai, kur žmonės, kodėl ateina, jiems nerimas tas kyla, kad tą turiu padaryti, to nespėsiu, čia būsiu bloga ar ten dar kažką. Visada sustoju ir tik paklausiu, ką aš šiandien ir kiek aš šiandieną galiu padaryti. Viskas, nesifokusuoju. Tik tai šiandieną, nes tiek, kai mes pradedame, ypatingai, kai yra daug rūpesčių, mes galvojam, kad jeigu gerai aš to nepadarysiu, nepasieksiu to tikslu, neturėsiu kam išmokėti tų pinigų ir panašiai. Tu suvoki tą, bet tu šiandieną gali padaryti tai tiek, kiek tu gali padaryti šiandieną. Ne? Ir va tas yra sustojimas ir savo pasakyti, ir va čia yra vienintelis sąmoningumas, kurį tu gali ugdyti. Tik tai šiandien. Nes tai yra vienintelė realybė. Viskas, kas yra realu, yra tik tai čia ir dabar. Tai, kad mes kalbam su tavimi, daugiau kitos realybės nėra. Mums, tau ir man šiai dienai. Ne? Nieko kito nėra. Tai yra tik tai tu ir aš. Po šito pokalbio bus dar kažkas. Ir va taip, nes tu tada esi sąmoninga, nes tada aš galvoju, ką aš galiu šitam pokalbį daugiausia duoti, nesimaišydama, nesigalvodama, kas bus po šito pokalbio. Ne? O kai mes to nesuvaldome, apsiemam tikslais, apsiemam kažkuo, ko labai reikia daug padaryti, mes esam išsitaškę visiškai. Ir darom kažką, vėlgi galvojame apie kažką, ko iš tikrųjų gal net nebus ateityje. Ir per tą visą nerimą, tiesiog tu stabdai dar, nieko iš vis tada nedarai. Iš vis nieko nepajojo, bet tas fight or flight, ne? Ateina tas dalykas, kai tu tiesiog frizini ir tada iš vis nieko negali padaryti, nes yra krūva dalykų, kuriuos daryti. Tik tai, ką aš galiu dabar padaryti. Taip. O čia apskritai, ką tu papasakai dabar, va, tą tikslų dėliojimą, ar čia galima susijęti su manifestacija, ar manifestacija kokybiškai yra kitas visai dalykas? Aš manifestacijos nesu ekspertė, aš suprantu, kas tai yra, aš gal tiesiog sakysiu, kaip aš tą dėlioju. Tai manifestacija yra, pati manifestacija, viskas su ja yra faina ir gerai, tai manifestuoti reiškia įsivaizduoti, matyti, duoti kažkokį direktyvą savo smegenėm ir kūnui, kur aš noriu būti, ką aš noriu pasiekti. Tai čia yra tas vienas dalykas ir tu manifestuoji, tai kas tu mėgsta, sakau, ar vizualą kažkokią daryti, ten Pinteresto bordus ar panašiai, viskas su tuo yra gerai, bet tai, o ką aš jau pasakojau, yra krūva mažų žingsnelių, kaip taip, kur aš esu šiandieną, kad aš atsidurčiau tą moodboardą, ne? Tai va tai, kad nebūtų tos iliuzijos, kad aš pasidarau tik moodboardą
ir viskas, daugiau nieko nereikia daryti. Arba reikia kažką daryti, bet nežinoti, kur eiti. Tai tas tikslumas, jisai yra labai gerai, žinoti, kur tu nori, ką tu nori, kažkokius tos tikslus, tai tau padeda ugdyti discipliną, nuoseklumą kažkokią, ne, man tai duoda kažkokį stabilumą, vėlgi, aš tik tai, kaip sakau, dabar šiuo gyvenimo etapu neužsižaidžiu per daug, 5 metų ar ten 10 metų plano, aš net metų kažkaip nedarau, bet dabar link pusės lieku, bet žinau, kur noriu eiti. Žinau, kur yra širdis ir pagal tai paskui dėliojasi tuos žingsnelius. O kadangi tu dirbi su pasąmonė nemažai, čia turbūt realiai tavo visas darbas su pasąmonė dirbti, tai aš gal norėčiau tavęs paklausti, kiek pasąmonė būtent prisideda prie mūsų tikslų siekimo ir apskritai sprendimų? Jinai maksimaliai prisideda, aš galvoju, kiek daryti. Tai yra pasąmonė, kas yra, kad taip suvokti. Pasąmonė tai yra tie dalykai, kuriuos mes kažkokius išmokom, kažkuo įtikėjom. Tai pradeda nuo to, kad, pavyzdžiui, kai tu vaikštai, Ieva, ar tu galvoji, kaip tu vaikštai? Negalvoji. Tai yra pasąmonė, yra tam tikras mechanizmas, ne, tarkim, tam tikris autopiloto kūno reakcijos, kaip mes eiti, bet tai irgi yra programa, ne, tai taip pat jinai yra ir apie mūsų psichologinius dalykus. Tai visa tai, ką mes norime pasiekti, vat ką ir kalbėjom, nuo ko mes pradėjom pokalbį ir į ką grįžtame, ne, kad tu gali labai norėti dalykų, bet tu supranti, kad vis kažkodėl to nepavyksta to padaryti. Daugelis žmonių sako, aš atsiduriu tokio, kaip ir atrodo, tikrai ateina ir kartais būna, maksimaliai atrodo ir ambicingas ir viskas ten su to žmogum gerai ir jisai nori siekti ir panašiai, bet kažkodėl atsiduria vis netinkamos aplinkybės, vis ten kažkas jį apgauna, vis nepasiseka, jeigu vėl apie profesinius dalykus, dar kažkas, ne, ir vėl tenais aš galiu to pasakyti, kad ten jau yra kažkokie pasąmoniniai dalykai. Tai ir kažkokie įsitikinimai, baimė, ir dažniausiai mes atkapstysime tuos dalykus, kurie tave ir prie tavęs ir pritraukia tas situacijas. Mes, tai ką mes, aš laiką sakau, tai ką mes turime savo aplinkoj, kur gyvenam, kaip gyvenam, kiek uždirbam, kokius draugus turim, kokį santykį su šeima turim, yra tik tai refleksija tavo vidaus. Arba kitaip tavo pasąmonės. Tai pasąmonė ir sąmoningumas. Tai mūsų tikslas gyvenime turėtų būti iš pasąmoninių programų, tų vadinamų autopilotų, pereiti į sąmoningą. Reiškia, kol tu esi pasąmonėje, tu esi, čia kai įsivaizduok, yra vairuotojas, ne? Kol tu esi pasąmoniniai būsenai, reiškia, daug sprendimų tavo gyvenime vyksta iš pasąmonės, nors tu to nesupranti, tau atrodo, kad tu ten kontroliuoji viską, nieko nekontroliuoji, tu sėdi kaip keleivio sėdynėje. Kai tu tampi sąmoningas, tik tada, čia yra ta riba, tu gali pereiti vairuotojo sėdynę. Ir čia kalbu tas vairuotojas, ta mašina yra metafora mūsų gyvenimo. Tai mano darbas su pasąmonė, tai yra eiti tenais, žmonėms padėti suprasti, kuo jie įtikėjo, kokie tie įsitikinimai yra, kodėl jie turi tą tokią situaciją, kur jiems netinkama, ir jau kai tą atrandam, suprantam, tada jau tai sąmoningai pradėti keisti, kad tas žmogus pradėtų valdyti tą situaciją iš tikrųjų, o nebūtų tik tai keleivis ir autopilotu viską darytų. Tai čia su viskuo tikslai santykiais. Tai toj pasąmonė yra vidiniai blokai, ar ne? Ja. Visi? Ja, tai gal gali papasakot, kas tai yra? Tai vidiniai įsitikinimai blokai, tai yra, pavyzdžiui, paimkim tokią standartinę situaciją kaip skyrybos. Tu buvai vaikas, tavo tėvai įsiskyrė, kažkas ten įvyko ir panašiai, ir tu dabar esi suaugęs ir ateini pas mane, bet tavo problema yra ta, kad tu labai nepasitikė savimi. Kaip ir visiškai atrodo nesusijusios situacijos. Tu pats nepasitikė savimi, bet pavyzdžiui, kad net gali net labai specifiškai bijai keisti darbą. Toks nepasitikėjimas, kad gal man kažkas nepavyks, kad aš kažką negerai darysiu, žinai. Tai tada mes galime grįžti į tą pasąmonę. Pasąmonė tai yra tiesiog prisiminimų dėžutės, ne? Mes bandome ieškoti, kas ir kaip įvyko, kokie įsitikinimai tavyje sukelia, kodėl tu iki šiol taip bijai, taip nepasitikė, kad kažkas galvoja, kad su tavimi yra negerai, ne? Ir tada tu grįžti į tas skyrybas. Aš tik noriu pabrėžti, kad skyrybos bendrai tai nėra blogai, ne, kad visi galvotų, bet tiesiog būna tokių situacijų, ypatingai gal tais laikais, kai mes augome, mūsų tėvai gal neturėjo tiek daug žinių ir tos skyrybos labai dažnai vykdavo taip, kad gyvena su tėveliu ir mamytė ir tada staigiai tėvelio nebėra. Dažniausiai tėvelio nebėra, be jokių paaiškinimų, be nieko ir kas įvyksta. Ir kol mes esame, sakykime, su to žmogum,
čia visiškai tokia hipotetinė situacija, tai sakykime, mes sėdėm, nu, va, tai įsivaizduoju, kad Ieva ten yra, ne, va, tu sėdė su Ieva kalbė, aš su Ieva kalbu ir, va, kalbam apie tai, bandom įsiaiškinti, kodėl, va, Ieva čia nepasitikė savimi, mane, kodėl, va, abejoja. Ir aš tada, va, nes prieš einant į hipnoterapiją, aš dar mes tiesiog kalbamės, bandom atsekti kažkokius tai dalykus, įvykius, ten įsitikinimus ir tu man papasakoji apie tas skyrybas. Aš paklausiu, bet tu, va, jau vėlgi sėdi suaugusi moteris ir tu kaip ir aš tavęs klausiu ir tu sakai, jo, gal buvo ir ne faina, bet, nu, žinau, kad tėvai pykosi, suprantu dabar, kad, nu, taip jau, kad tai buvo ir geriau, nes kad taip jie tiesiog va, dabar sukūrė laimingus gyvenimus, viskas yra tvarkoje. Tu kalbi labai per tą proto prizmę, tu dabar bandai racionalizuoti, ne? O kaip ir atrodo, tuo metu supranti. Taip, tai viską tu tą ir galvoji, nes tu dabar tu racionalizuoji, tu nebegali prisiminti, negali išgyventi. O tai hipnoterapijos metu, ką mes padarome, mes sugrįžtame, vėlgi, jeigu tau tai buvo aktualu, tu sugrįžti į tą situaciją ir va tada jau mes ten žiūrim iš to vaiko perspektyvos. Tai sakykime, tenais yra ta Ieva, kuriai yra 8 metai, mes sugrįžtam ir va ten va matom iš karto, va vėlgi ten aš jau vedu savo klausimais, specifiniam technikom ir kai jau Ieva išgyvena iš naujo va tas va skyrybas, kaip vaikas, 8 metų mergaitė ir kai tėtis išeina ir vaikas, mes logiškai galim daug dalykų paaiškinti, vaikas logikos stiprios neturi, jinai tik vystosi, formuojasi ir tas vaikas tenais sėdi ir sako, kas su manim yra negerai, nes tėtis tai paliko mane, jis negali suvokti, surišti šitų dalykų, jisai šia reiškia, aš nepakankamai gera, aš nepakankamai jį dariau laimingą, gal aš nepakankamai protinga buvau, gal aš nepakankamai gerai daug pažymių nešiau, ten tiek daug dalykų, kur mums atrodo nelogiškai, bet to vaiko pasąmonė ir viskas pasisėja dalykas, aš nesu pakankamai geras, ne? Aš nesu vertas galbūt, aš nesu vertas meilės, jeigu nesu vertas meilės, faktas, kad nesu vertas sėkmės ir kitų dalykų, nu ir mes tada sugrįžtam. Jau galime turėti vieną iš tų pasąmoninių įsitikinimų blokų, kodėl šiai dienai Ieva bijo keisti darbą ar kažko nedaro, nes aš tiesiog nepasitikiu, nes mane vėl gali atstumti, palikti, išeiti, nesu pakankamai gera, verta ir panašiai. Ir va čia yra įsitikinimas, va čia yra tas blokas, kurį tu pati sąmoningai, tu jo nesupranti, bet tai nulėmė labai daug tavo gyvenimo pasirinkimo. Ir tai yra autopilotas, kuris ateina iš pasąmonės. Kai jau mes tą atsekam, kai tu pati pamatai, aišku, ten daug ir tikrai emocijų sukyla ir panašiai, bet tu suvoki, kad aš įtikėjau, tada yra hipnoterapija tokia praktika, kad mes tada, kaip sakau, sujungiam suaugusią Ievą, kad jinai ateitų pas tą mažą vaiką, ne, ar, nu, vėlgi būna paauglė, nesvarbu kartą, bet šiuo atveju, sakykime, ateitų pas mažąją 8 metų Ievutę, ir tu jau jai pasakai, kaip yra iš tikrųjų. Ir va tada mes, kaip va, aš dėl to tą žodį labai mėgstu, perrašom tą situaciją, jos neištrinam, bet mes tiesiog pasiėmam tą galę savo atgal. Taip pat kaip ir būna tie va, bulinimų daug atvejų mokykloje, ne? Tuo metu tu buvai vaikas, tave bulino, tu neturėjai galimybės pasipriešinti, ne? Niekas tavęs negalėjo apginti. Šiai dienai, kai tu ateini suaugęs, vienas dalykas tu ir tam buliui gali pasakyti, ne? Tam užgauliuotojui jau gali atsakyti, pasitraukti, plus šiai dienai tu ateini ir pasakai, kad gyvenimo taisyklės yra visiškai kitokios. Nes dabar mūsų, kai esam suaugę, tie, kurie yra bulintojai, jie yra nurašyti, jie yra visuomenės atstumti, negu kaip tada jie tam būdavo herojai. Viskas labai pasikeitė, bet tada tu jau ateini sąmoningai. Ir va čia tu ateini pradėti daryti sąmoningai sprendimus ir netgi jau paskui, jeigu norėsi, vėlgi, kad tas įsitikinimas naujas jau tavyje susiformuotų, mes tada rašome hipnozę. Tai hipnozė yra tas įrašas, kai tu jau tiesiog kiekvieną dieną turi kartoti, kad tas įprotis įsitikinimas pasikeistų. Bet va tada tu savo jau sąmoningai gali priminti ir pasakyti, kad nu ne, viskas su manim yra gerai, aš galiu rizikuoti, aš galiu pabandyti pakeisti darbą, viskas yra tvarkoje, esu verta tų dalykų. Ir va taip patruputį išeinam iš to užburto rato. Tu dabar, kai užsiminėjai, kad susitinki su savo vidiniu vaiku ir perrašai tą įsitikinimą, tai aš galvoju, aš einu irgi į psichoterapiją ir aš kartais irgi susitinku su savo vidiniu vaiku. Tai man įdomu, kuo skiriasi, nes kaip aš suprantu, hipnoterapijos metu tai yra daug intensyviau nei psichoterapijos metu. Jo, nu, tai tiesiog gali būti ir psichoterapija. Nuostabus yra būdai. Tiesiog gal aš sakyčiau, kad psichoterapija gal prieiti prie tos jau būsenos tiesiog ilgiau užtrunka, nes man rodas tas vėlgi darbas su specialistu, jisai ilgiau trumpa, nes jūs darote kitus labai svarbius dalykus, jūs mezgate ryšį, kontaktą, ne, tai yra šiek tiek lėčiau, bet jeigu tikrai jauti, kad žmogus gali prieiti ir vėlgi atrandat kažkokias situacijas ir panašiai, ir yra vėlgi ir patys psichoterapeutų, jie kai kurie naudoja hipnozės, kai kurie naudoja meditacijas, panašiai, jie tave gali įvesti tą ir viskas yra tvarkoju, tu ir tenais tą gali pasiekti. Tik tai hipnoterapija numesta per, galim sakyti,
didžiąją daugumą atveju mes tą pasiekėm per vieną kartą. Dėl to, kad tenais tu įeini į hipnozės būseną, kur mes atjungiam tą, atjungiam, čia nenoriu tą sakyti, nes skambės mistiškai, neatjungiam to tavo proto, bet jisai tampa netoks stiprus. Tai yra ta technika, kai tu atsipalaiduoji, kai tavo protas atsipalaiduoja ir jisai tau nebando sakyti, kad, taigi nieko ten nebuvo tų skyrybų. Ir vėlgi mano technikos metu, kadangi tu atsipalaidavus, tavo kūnas atsipalaidavęs, tavo protas yra nurimęs, aš galiu sutelkti dėmesį tik į tą konkrečią problemą. Ir dėl to tie dalykai ateina greičiau. Čia viskas yra labiau apie tą tokį greitumą ir mes tas problemas iškeliam greičiau ir jas pradirbam. Bet tai nėra, kad ten psichoterapijoje tu darytum kažką kitą. Ne, tik tai, kad gal laiko skirtumas. Šiaip įdomu, nes aš nesu buvus hipnoterapijoje. Kaip tik sakiau, kad norėčiau nueiti prieš mūsų pokalbį, bet nepavyko. Bet aš taip įsivaizduoju, žinai, kad aš tokią būseną esu pajautus, kaip tu dabar nupasakai. Kai būni, tarkim, nežinau, ar po skrydžių, kai žiauriai pavargęs, tau trūksta miego ir taip guli ir kalbis, ir toks grinai labai atsipalaidavęs, panašus ir... Taip, panašus jausmas. Tai šiaip hipnozės būsena, arba, kai sakai, esi labai pavargus, hipnozės būsena tai yra iš tikrųjų toks, kaip kūnas ir protas nurimsta, bet tu esi labai tokioj, tavo dėmesio susitelkimas yra į kažką labai stiprus. Tai, pavyzdžiui, įsivaizduok, tu žiūri filmą, ir kažkas ateina, ir tu žinai, kad taip pat įsižiūri, kažkas sako, kažko tavo draugas tavęs paklausė, tu net pašoki. Tai yra hipnozė. Tik tai tavo susitelkimą, arba vairuojant, pavyzdžiui. Man, vairavimas ypatingai, kai važiuoju autostradą, nes tu, kaip aš jaučiuosi komfortiškai vairuodama, dar kažką, tu žinai, kad ten yra tiesioji, nėra tų šviesoforų, tu važiuoji, tai tu labai retai galvosi apie tą patį vairavimą. Tu tiesiog važiuosi, vaizdai kažkas ir tu labai gali, aš, pavyzdžiui, labai dažnai einu į kažkokią tokį tunnel, kaip sakau, kur aš galvoju apie kažką, analizuoju, man tada daug tokių apmąstymų visokio ateina. Tai tavo būsena tuo metu, kad ir filmas, sakykime, vėl grįžtam prie to, tu žiūri, tu susitelkus dėmesį maksimaliai esi tą filmą, į kažkokią tokią sceną, tai tą pačią sceną aš tik tai padarau hipnoterapijos metu, aš tą sutelkiu į tą problemą, kurią tu dirbi. Dėl to tu labai ateina daug tokių prisiminimų, kur žmonės dažnai nepagalvoja, kad iš tikrųjų tai galėjo. Tas yra įdomu, ne? Yra žmonėms patiems dar papildomas dalykas, kuris yra įdomu, kad yra, tarkim, tokios situacijos, kur labai gerai prisimena. O kitas situacijas jie kaip ir prisimena, bet niekada nebūtų galvoja, kad tenais būtų kažkoks stiprus įvykis, žinai, ar kažkoks įsitikinimas. Ir kai pradedam krapštyti ir jie galvoja, wow, negaliu patikėti, kad tai kažkoks toksai atrodo, vėlgi protas tau sako, kad čia minimalus dalykas. Brolis nenorėjo su tavim žaisti. Whatever, žinai, kaip visgi atrodo visigi, ten vyresni broliai nenori su mažais vaikais žaisti. Bet kad tau kaip vaikui, tenais paliko tokį didžiulį įspūdį, tada jie susimąsto ir vėlgi tai ateina, tada jau sąmoningumas. O esi pastebėjus kažkokius dažniausiai pasikartojančius tuos vidinius įsitikinimus, kurie stabdo žmonės nuo jų tikslų pasiekimo? Jo, tai ir yra tai, kad nesijaučiu vertas. Dar yra dažnai, kad sakau, žmonės, kurie patenka į tas situacijas, kur jiems atrodo, kad jie patenka į situacijas, kurios kažkas išduoda pastoviai, nuvilia, kažkokie mobbingai darbuose atsiranda ir panašiai. Ir tikrai galiu pasakyti, kad tada sugrįžę atgal į prisiminimus, mes rasime tokį įsitikinimą, kad kažkur kažkaip ir kažkada tas žmogus pradėjo nepasitikėti labai žmonėm. Kažkas įvyko ir tu, kai aš čia vėlgi grįžtame į tą patį, viskas yra toks, sakau, susuktas ratas, iš tos pusės viskas susiję puzlė, kad jeigu tu nepasitikė kažkuo, ir tai yra tam tikra baimė, kad mane nuvils, išduos, nuvils, panašiai, nes tai buvo, tai mes ir atsirasime tose situacijose, kai tai atsikartotų. Tai dėl to, ir kai sakau, kad žmonės tikrai gali jie galvoti, kaip ir viską darau, ir discipliną turiu, ir varau, taip atsiranda tokie žmonės. Tada eičiau per tą ieškoti, kuo tu tikė apie tos žmonės. O būna, tarkim, ateina pas tave, žinai, pasako kokį nors sakinį, frazę ir tu iškart žinai, su kuo reikės dirbti, su kokia tema. Tai beveik visada žinau. Iškart, ne? Kaip iškart, bet tos situacijos mes turbūt, žinai, 6 metai terapijai, nesakau, kad visi vienodi, bet kertiniai įsitikinimai, atvejai tikrai bus visų skirtingi ir kaip jie ten prieis, ir tos situacijos, dėl to tikrai yra įdomus darbas, bet įsitikinimai, jie ves didžioji daugumą tą patį, kad kažkur įtikėjai, kad esu nepakankamas, kažkur esu nevertas, bijau labai klysti, perfekcionizmas, ką pagalvos kiti ir panašiai. Tai aukų sindromas irgi toksai, žinai, aš formuoju, kai žmonės užpildo, nes jie turi valį, tai jau galiu tada pasakyti, matau linkojai. O pavyzdžiui, šiaip, man atrodo, kalbant apie tikslus konkrečiai, aš taip įvardinčiau, kad kartais žmonės stabdo tingumas. Tai man įdomu, kaip išsiaiškinti, kada tai yra tingumas, tinginystė
o kada yra vidinis blokas, o gal čia yra vienas ir tas pats? Jo, anksčiau kadangi visą laiką taip galvodavau, kad viskas yra kažko nulemta, ne? Nulemta kažkokių tai patirčių. Ir tas nelabai net ir tuo tingumu tikėdavau. Aš tikėdavau, kad labiau tas tingumas yra iš kažkokios baimės, ne? Va, tarkim, tu bijai, dėl to tu nedarai. Tai gal taip pasakysiu, atidėliojimas yra iš baimio, tai va, kai žmonės atidėlioja, tai tikrai va, tada skatinčiau ieškoti ir žiūrėti ir galvočiau, kad tenais tikrai yra įsitikinimai, baimės kažkokie blokai. Bet visgi supratau, kad ir tinginystė yra. Kad tinginystė arba yra, nu, vat, dabar mintys aš šmėžuoja, nepasakysiu, kaip tiksliai buvo, ar kažkas kreipėsi mane. Turbūt, kad kreipėsi dėl kito, ar jisai pats sako. Ir vat sako, aš kaip ir noriu daugiau, bet man kartu ir labai gerai, žinai, va, tarkim, taip, nes aš ir tada tu pradedi kalbėti ir tu supranti, jisai sako, na, įsivaizduokim, kad tas scenarius, va, žmogus sako, na, aš dabar dirbu iki 5, uždarau tą kompiuterį, einu į gyvenimą ir viskas, žinai. Ir aš kaip ir noriu daugiau, noriu didesnio atlyginimo ir noriu ten, nežinau, kažkokio gal pripažinimo didesnio ar panašiai. Bet kai paklausiu, ar tu nori daugiau dirbti? Ne. Nu ir viskas. Ir tada tu atsakai, ir niekada nereikia tų, nu vėlgi, čia jau mes labai esam, žinai, kadangi socialinė erdvė, socialinė medija yra tokia aktyvi ir mes dažniausiai vis tiek, kas užkabina akį, arba kažkoks labai feilas, arba labai didelis success, ne? Ir dėl to mes labai visi pradedam, čia jau irgi toksai fanatizmas pasidaręs, visi savo verslais, kuriam, visi čia, žinai, haselinam. Nieko blogo nėra. Ir dėl to žmogus kartais, aš įsivaizduoju, gali net save pagauti, kad, nu, jam pakanka, kaip ir visko pakanka, toks vadinkim, nu, viduriuko to tokio, nes norėjau sakyti ne vidutinybė, bet žodis užskrido average, nežinau kaip išversti, vidutinybė, bet jinai lietuviškai, matai, iš karto skamba tikrai negatyviai, su blogu ataskoniu, kur, pavyzdžiui, jeigu tu paskaitytum budizmo filosofiją ir mane jinai tikrai gan domina, tenai sako, kad taimingiausi žmonės, jie ir linki visiems būti tom vidutinybėm, kad, nu, visakau, kad tikrai kažkoks yra kitas žodis. Dėl to, kad tau tada visko pakanka. Dažniausiai tu ateisi tą, kad tau pakanka, tu per daug nerizikuoji ir tu mėgaujasi gyvenimu, kuris tiesiog yra, nes gyvenimas, kaip sakiau, jis yra tik apie šiandieną ir mes bėgdami, lėkdami, įsivaizduodami, kad kažko norim, kiek yra tuo atveju, kad jie turi tą tikslą įsikėlę. Jie gauna tą tikslą, tie patys santykiai. Įsivaizduoja, kad bus vienaip, gauna tos santykius ir atrodo blamba ir čia nėra taip iki galo gerai. Čia yra labai daug iliuzijos tame, kad mes to norim. Nu, bet aš jau neįsiu gal į tą temą, bet esmė, kad su tom gyventi viduriuke nėra nieko blogo. Ir jeigu žmonės ypatingai tai pasako, aš jas labai nurapinu, sakau, žinokit, nuostabu, kam save krapštyti, kam save kažkaip dėlioti, jeigu tau tinka. Tai va, tai net nežinau, kurią mes čia pusė nuo ko nukrypom, bet kažkur buvo į temą. Vis tiek, labai įdomu, pasakei viską. Bet aš dar vieną tokį dalyką irgi atsiminiau, tokią frazę, kuri mane, žinok, biški trigerina. Nežinau, kas man yra su šita fraze, bet kad kartai žmonės bijo sėkmės. Tai ar gali man paaiškinti, ką tai reiškia, nes ir iš viso ar pritari tam? Jo, aš žinau, aš turėjau tokius atvejus, kai tu iš tikrųjų išsiaiškini, kad žmonės bijo sėkmės. Okay. Jie bijo sėkmės, nes vienas atvejis yra tai, kad tu tikrai gali grįžti į prisiminimus ir tu matyti, kad kai, tarkim, šeima gyveno nepasiturinčiai, atsirado pinigai, atsirado kažkokie daugiau dalykų ir prasidėjo didelis chaosas namuose. Ir tu sėkmę tapatini su skyrybom, išdavystėm ar dar kažkokiais neigiamais dalykais. Tai viskas tuo yra. Taip, tikrai yra tas dalykas, žmonės bijo sėkmės. Beje, jeigu tave trigerina tas labai, tai tau aš siūlyčiau. Jeigu yra trigeris, tai siūlau į tai pasigilinti ir pasižiūrėti. Nes jeigu mus kažkas labai trigerina, tai yra indikacija, kad kažkas tenais mums kliūna. Ne? Man tiesiog atrodo labai sunku, žinai, suvokti. Nes, kaip pasakei, aš net neįsivaizduodavau, nes irgi tik esu girdėjus, taip žinai, bet tu dabar, kaip pasakei, situacija, man labai logiška, bet man netekė to matyti, žinai, ir atrodo, kaip galima bijoti sėkmės. Tai bijoti ir kitas, jie bijo ir jau toks dar gilesnis dalykas yra, nes jie nesijaučia verti. Ir takau, bet dažniausiai tu eini į tą, kad tu pasižiūrėtum, kur ta sėkmė, kokia asociacija tau turi, ir vėlgi iš pasąmonės tu atkapsysi tos dalykus, kad su kažkokia forma sėkmės, finansinės santykių ar dar kažkas bus kažkokia negatyvi, labai stipri patirtis prie to pririšta. Ir žmonės to nenorės. Okay. Aš vieną dar dalyką tokį irgi buvau radus, kad viskas, kas vaikystėje padėjo išgyventi, užsidaryti, įtikti, kontroliuoti,
visa tai suaugus tampa tuo, kas stabdo būtent mūsų augimą. Tai ar tai ir yra kažkokie vidiniai blokai, ar tai susiję, ar nebūtinai? Taip. Visada, ar ne? Jo, aš galvoju, kaip visada, ne, visko vaikystėje niekada irgi nereikia nurašyti, ne? Taip, didžioji dauguma mes tenais kažką patyrėme, bet bendrai kaip irgi turėtume žiūrėti. Ir yra žmonių, aš negaliu atsakyti, kodėl, kai kurie net ir terapijų nelankė, gali prieiti prie tokių išvadų ir jie suvokti, kad kas buvo vaikystėje, tai buvo praeitis. Ne? Bet vis tiek didžioji dauguma mūsų negali nuo to atsiskirti, nes tenais buvo labai tos stiprios patirtis, ne, išgyventus. Ir jeigu tai buvo, kad buvo ta, sakykime, emocinė didelė vienatvė, kad ir, tikrai dažnas atvejis būdavo, kad vaikai tarsi auga vieni. Nors tėvai ir yra, ten, tarkim, finansiškai ar kažkokiu ten maistu ar kitais dalykais, tu vaikas yra aprūpintas, bet tu esi emociškai vienas, tu esi vis laiką nuolatos paliktas, tu esi nematomas, negirdimas, tavo nuomonė yra nesvarbi. Faktas, kad tai palieka įspaudą didžiausią, didžiulį, taip kaip tu paskiau save matysi, ar kokį santykį tu trauksi, kai tu suauksi. Vieniem būna priešingai, kiti, jeigu tą supranta, tai jie eina į tuos kitus ekstremalumus, jie nori būti visada matomi ir girdimi, ne? Ir eina per daug per tą tokį ekstra, užstrigo žodis, intravertai ir ekstravertai, ne? Vat, ekstra būsi kažkoks ekstravertas. Bet jo, vienareikšmiškai, jeigu tu tai buvo, tai palieka įspaudą tavyje. O aš dar norėčiau grįžti irgi prie būtent hipnoterapijos. Tai ar iš vis, tu jau minėjai, kad yra kažkoks mokslinis pagrindas, ne visam tam, tai gal galėtum tu papasakot, kas vyksta su smegenimis būtent hipnoterapijos metu? Tai kai mes įeidinėjame į hipnozės būseną, tai hipnozė apskritai tai labai stipriai dirba su neuroplastiškumu. Ne? Neuroplastiškumas yra mūsų smegenų gebėjimas keistis. Ir jos keičiasi tada, arba atsiranda kažkokie dalykai, ką mes išmokstam, sužinom ir panašiai, kai yra tam tikra būsena. Tai jeigu esi girdėjęs, tikrai girdėjęs, kiekvienas studentas ar žmogus, kuris mokosi, yra girdėjęs, ne? Kad sako, pasimoky kažką, dar neatsakydavo, kad pasitiek tą knygą po pagalbę, žinai, ir tada išsimegok ir tada tai kitą egzaminą. Blogiausias dalykas, ką tu gali daryti, bet aišku, visi darom, vėlgi studentai, tai yra mokytis visą tą naktį. Kodėl? Todėl, kad tam, kad tavo smegenys prisimintų ir įsąmonintų informaciją, tau reikia labai intensyvaus susitelkimo ir mokymosi, kažkuriuo metu, bet tada tau reikia ramybės, atsipalaidavimo būsenos, kad visą tai mūsų smegenys priimtų, ir ta informacija liktų mumise. Tai hipnozė tą daro moksliškų pagrindų. Reiškia, mes įvedami į hipnozę, mes pasiekiam tą būseną, tokią pačią, kaip ir mokymuose, kad kas įvyksta. Reiškia, kūnas atsipalaiduoja, bet mūsų smegenys yra sutelkiamos į vieną labai konkretų dalyką, šiuo atveju, kaip ir sakiau, problemą, kurią norim spręsti, todėl ta informacija eina kaip ir atsipalaidavus, bet mes kaip ir girdim ir sprendžiam, todėl jinai labai giliai mūsų paliečia. Ir vėliau yra ta pati neuroplastika, tai reiškia vėlgi mūsų smegenų gebėjimas keistis. Mes jau tą žinome, moksliškai yra įrodyta, kad smegenys geba keistis, geba išmokti naujus įpročius. Kol mes esame vaikai, juos daug greičiau galėtume išmokti, tai čia yra dėl sinapsių, dėl neuronų jungčių, kiek mes jų turėjome. Kai esame suaugę, mums tai yra sunkiau daryti, bet vis tiek įmanoma. Todėl hipnozė vėlgi yra ta būsena, įrašas, kurį tu klausaisi nuolatos. Tam, kad tu klausydamas, vėlgi būdama toj būsenoje, kai tavo kūnas atsipalaiduoja, protas nurimsta ir tavo dėmesys yra sutelktas į kažką labai stipriai ir konkrečiai, ir tu dar plus kiekvieną dieną tą girdi, tu formuoji naują įprotį arba naują įsitikinimą. O kiek laiko vis tai užtrunka? Tai įpročių formavimas, marketinginis triukas yra, kaip aš vadinu, 21 diena, turbūt ne visi girdėję. Yra, kaip pasakyti, nuo 21 dienos yra tas toksai, toks minimalus pokytis, jis gali pradėti formuotis, nes reikia laiko įpročiui kažkokiam, tai ar įsitikinimus suformuoti reikia laiko, nes, vėlgi, sakau, tu gali 20 metų girdėti ir savo kartoti nesąmoningai vieną įsitikinimą ar įprotį, tai reikia laiko, kad tas pasikeistų, bet aišku, kol tu esi sąmoninga, ką mes padarom hipnoterapijos metu, tai ta informacija tau greičiau ateina. Bet bendrai, pagal Karoliną Leif, jinai yra neuroscience, mokslininkė, man labai patinka jos medžiaga, tai jinai sako, kad viduriukas yra 60 kelios dienos. Bet šiaip bendrai yra nuo 30 iki 90 dienų, kad tu turėtum tą patį hipnozę. Aš pradedam su žmonėm tai nuo 30 dienų, nes vėlgi žmogus mes esam tokie, kur pirmai esam labai excited kažką daryti, paskui mums atsibosta, ne? Tai aš sakau bent jau 30 dienų, bet realiai rekomenduoju visada viduriukas yra 60 dienų. Tai va, ar nori kažkokį įprotį įsiugdyti, ar nori kažkokį įsitikinimą savo įsiteikti, tai siūlau tą daryti 60 dienų. Okay.
O pavyzdžiui, būna, kad pas tave ateina kažkas į hipnoterapiją ir tarkim sako, kad, mano problema, kad aš vis nežinau, ko aš noriu. Ir tada būtent hipnoterapijos metu jūs išsiaiškinat, kad jis labai tiksliai žino, ko nori, tik tiesiog, būtent kažkas trukdo jam. Ir taip ir ne. Tai yra 2 atvejai. Jeigu žmogus ateina ir, pavyzdžiui, eina į hipnoterapiją dėl įdomumo, tai aš tada atkalbinėju ir nedirbu. Dėl to, kad tai yra psichologinis darbas, jisai yra rimtas, jisai yra stiprus ir tam tik tai, kad pasikapstyti kažkur dėl kažko, nematau tame didelės prasmės ir naudos, bet yra tuo atveju, kai žmonės jaučia tikrai, jie stringa kažkur. Gyvenime jie nori kažko, bet jie negali pasakyti, kas tai yra, apie ką tai ta problema. Nes kai kurie gali įsivardinti, pavyzdžiui, nepasitikiu savimi, ne? Kiti negali. Tai dėl to mes ir tai žmonėm aš dirbu, tai mes turime prieš hipnoterapiją, mes turime dar tokius 2 etapus, tai yra apklausos formos pildymą ir paskui, kai ateina pas mane, tai tokiais jau, kaip sakau, ten jau mes per valandą, kai žmonės išeina, sako, net nugaras, žinai, suprakaitavo. Tai ten jau taip tikrai pušinu, tam, kad mes jau atsektume ir galėtume gale sesijos tikrai prieš einant į hipnoterapiją visada įsivardinam konkrečiai, ar jiems tada, tai, ką jie susakė, ką man atsakė, aš padarau tokią kaip summary vadinti, struktūrizuotai įsivardinam įsitikinimus, baimės blokus, paklausiu, ar jeigu mes tai galėtume pakeisti, išspręsti, ar kažkiek nors minimaliai eliminuoti, ar ateitų tas pokytis, kurio tu nori. Ir tada abudu sutinkame ir tada jau žinom, su kuo keliaujame. Tai viskas labai struktūrizuotai, viskas. Aš pati esu apie, šiuo atveju aš esu gan stipriai apie struktūrą, man yra labai svarbu tas žmogus, kad žinotų, kad suprastų ir panašiai, ir apie ką dirbam, ties kuo dirbam, nes netgi ir hipnoterapija, jeigu tu eini apie kažką kažkaip, nelabai tavo tos smegenys žino, ką nusikreipti. Taip pat kaip ir žmonės ateina ir, pavyzdžiui, sako, aš turiu, kaip pavyzdys, turiu ir priklausomybę ir turiu ten santykių problemą, žinai. Ar galime dirbti su 2 problemom vienu kartu? Negalime. Dėl to, kad tai turi būti labai specifiškai į vieną dalyką orientuota. Dabar aš net galvojau, žinai, dėl ko aš norėčiau ateiti, nes aš galvojau, žinai, kad aš norėčiau, kaip ir sakiau. Ir galvoju, šiaip psichoterapija man labai patinka ir daug dalykų aš ten išnagrinėjau, bet žinai, kas man visą laiką pradedam ir kažkaip matau, kad man vis tiek neįtikina manęs. Tai yra mirties baimės tema. Man visą laiką ir aš vis galvoju, pavyzdžiui, aš ir vis tiek skraidau, nestabdau savęs, bet pavyzdžiui, man skrydžiai yra labai nemalonus dalykas. Ir galvoju, turbūt gal net ir būna, kad žmonės ateina dėl mirties baimės, nes kiek esu girdėjus pakalbis kažko, tai daug kas turi šitą baimę. Dažna. Mirties baimė ir sveikatos tada. Tai yra 2 tie irgi, kaip atsiskiria, tai sveikata. Yra baimė mirti ir dėl to labai susifokusuoja į savo sveikatą. Tai reiškia, jeigu tai kažkoks simptomas iš karto eina pas gydytojus, tyriasi ir panašiai. Tai čia yra, o kiti tada gal labiau susiję faktas, bet irgi skrydžių baimės ir galvoju, kažkas, kur tu negali kontroliuoti. Tu atiduodi kontrolę kažkam kitam. Ne? Taip pat kaip ir tu galvoji, jeigu tu nespėsi kažko sugaudyti savo kūne, žinai, pati nesukontroliuosi, tai tarsi, žinai, kažkas blogo nutiks. Tai šitais atvejais mes dirbame ir stipriai prasidirbame ir atveju yra, kur ir ne, bet bendrai taip, tu tiesiog tą kažkur turi suprasti, kad tavas labai stipri mirties baimė, jinai kažkur pas tave atėjo. Kažkas įvyko tavo gyvenime ir kai mes tą atsikam, vėlgi, per pasąmonę pradirbam su tuo, kad tu taptum sąmoningesnė ties tuo, labai dažnai tos baimės paleidžiamės, ramiau į tą reaguojame. Tai buvo daug atvejų, kur irgi ten, tarkim, senelių mirtis, arba ten vaikas mažas, ir staigiai kažkas miršta ir tu nesupranti, kodėl ir kas ir kaip taip išnyksta ir tada tavo atsiranda toksai nesaugumo jausmas, kad artimas žmogus arba ir aš pati galiu išnykti bent kuriuo metu, žinai. Ir tada ir tavo pasimoninė sistema, tau kaip programa ar įsitikinimas, kaip pasakyti, jisai tau užsifiksuoja. Tu su tuo gyveni, su to baime, nors logiškai jau suaugusi, tu supranti, taip, mes mirštame visi, taip gali nutikti, bet nėra prasmės ties tuo gyventi, nes, tu tiesiog švaistai savo laiką, ne? Tu kaip ir tą sąmoningai supranti, bet ta baimė tave vis tiek uždominuoja. Tai kai tu atsieki tą, supranti, tada vėlgi tau yra ta hipnozė, kuri labai stipriai veikia, kur tau įrašome, kad viskas yra gerai, paleisk, kad tu esi sveika, tavo kūnas yra sveika, tai atsiranda daugiau ramybės. O kalbant apie jau pasiektus tikslus, tai aš įsivaizduoju, kad tikrai turi tokių atvejų iš klientų, kad jie pašalina kažkokį vidinį bloką, įsitikinimą ir tada pasiekia tikslus, bet gal turi kažkokį įsimintiniausią momentą, kada tikrai žmogus
absoliučiai pakeitė gyvenimą, nežinau. Jo, galvoju, dabar atėjo iš karto daug tikrai, nenoriu kažkaip skanėtų, bet tikrai turiu nuostabių, fainų, labai smagių atvejų, kur pasikeitė. Taip kardinaliai, galvoju, buvo toks atvejis, kai mergina negalėjo sukurti santykių ilgą laiką. Jinai, neminėsiu detalių, nes tikrai paskui gali atsekti, tai žinai, kad tą konfidencialumą paminėt, bet tikrai atėjo, prasidirbom, tai po mėnesio jinai klausėsi to įrašo. Paskutinę dieną, kai baigė klausyti įrašo, jinai nuėjo į pasimatymą, jinai sutiko žmogų, už 2 savaičių pastojo. Ir dabar yra keli metai, kai susituokė ir augina vaikutę. Kaip tau pačiai įsivaizduoju, taip smagu. Jo. Aišku, ten vėlgi, žinai, irgi tie savini ansakytų tau staigiai, tai viskas nutinka, kaip tu tą, žinai, irgi reaguoji. Taip, bet su santykiais tikrai esu turėjęs tokių, kur greitai atsiranda pa žmonės santykiai, bet irgi ne visada yra tikrai tų atvejų, kur man pačiai buvo, kai aš pati prasidirbau su santykiais, tai man jie atėjo gal dar po kokių tik 3 metų. Bet man labai viskas kardinaliai pradėjo keistis ta būsena mano, tas desperatiškumas, sakau, jisai praeidinėjo, vyrai kokie tie, anksčiau būdavo tik tie, kurie ten, žinai, pastoviai paskui išsiaiškini, kad kažkur užimtas ar ten, žinai, emociškai unavailable, o tada pradėjo tikrai tuos visus 3 metus tikrai nuostabus, faini žmonės, tiesiog, ne iki galo tiko, žinai. Tai va, tai irgi nebuvau tas variantas, bet tai čia šitie, paskiau. Tai galvoju, su finansiniais blokais aš jau dalinausi, kadangi dalinausi, tai prisimenu tą atvejį, kai vyras atėjo, kuris tikrai labai daug, uždirbdavo, viskas yra tvarko, protingas, viską gebantis, talentingas, bet jisai išleisdavo visus pinigus. Tiesiog ateina pinigai ir jisai viską išleidžia ir atėjo ir sako, aš tiesiog nesuprantu, kažkoks sako, kaip, dėl to sako, kažkas nesąmoningai mane paima ir aš tiesiog išleidžiu tos pinigus. Ir mes, kai ėjome į hipnoterapiją, tai vienas iš tų tokių kertinių, kuriam buvo jau toks maksimaliai aha momentas, buvo tai, kad sugrįžom į prisiminimą, kai dabar atėjo dar vienas, irgi papasakosiu, tai irgi labai graži istorija, bet atėjo tai, kad jisai sugrįžo į prisiminimą, kai ateidavo pas jį tėtis, jisai kaupdavo pinigus, jisai turėjo savo tikslą ten gal dviratį nusipirkti, nežinau kaip vaikas, ir jisai tuos dienpinigus ten taupydavosi, ne? Ir ateidavo tėtis, pasiskolindavo pinigus ir niekada negrąžindavo. Ir jam liko pasąmonė įsitikinimas, kad kai tu turi pinigus, juos geriau yra išleisti, nes kitaip juos iš tavęs vis tiek atims. Ir tu esi jau suaugęs, tai ant kiek yra svarbu tie įsitikinimai, kai tu esi suaugęs, sąmoningas ir panašiai. Ir jisai prisimindavo tas situacijas, bet niekada nesuvokė, kad taip giliai tai galėjo jį paveikti. Nes jam ir tas ir buvo dalykas, kad sako, tiesiog instinktas kažkoks, nes aš turiu pinigų. Ir pasąmonė veikia tai, kad aš jų jau galiu neturėti. Ir dėl to išsitaškydavo. Tai tikrai rašė paskiau, kad nebeįsitaško ir viskas tu yra gerai, žinai, sąmoningiau su tais pinigais. O kitas atvejis, matai, reikia pagalvoti visą laiką, prisiminiau, tai mergina, jinai pati, galiu ir sakyti ir vardu, ir Akvilė, jinai pati dalinosi ir laidoje kalbėjo, 7 metus su vyru negalėjo pastoti ir tada atėjo hipnoterapija. Tai čia man buvo toksai, net abi dvi apsiverkėm, kai jinai jo atėjo, pradirbo ir jinai jie man rodos gal ir galvoja apie pagalbinę, bet kažkiek, ten kažkas buvo, aš neatsimenu tiksliai, bet jie tiesiog dar buvo laiko tarpas, iki kada jie pradėtų tą būtų daryti ir mes bandyti tą ir mes pradirbome, tai mėnesį jinai prasiklausė. Ir tada po mėnesio jinai man tiesiog parašo, sako, ar galim susitikti, aš tiesiog užsuksiu. Aš dar tada, čia jau senai buvo, aš dar tokias kaip konsultacijas kartais vesdavau su žmonėms, kuriais prasidirbdavau, tokias valandinės, tik tai be hipnozės. Ir sakau, gerai, žinai, ir jinai atėjo ir taip apsikabino ir verkė, sako, aš laukiuosi, žinai, kelių mėnesių. Sakau, ir man pačiai tada grūdų buvo, labai gražu. Tai tikrai yra ir keli vaikučiai, kurie atėjo po hipnoterapijos. Gražu. Jo, tai tokių atvejų tikrai labai, prasmingas tikrai darbas, labai gera. Ta nerimo, tos pačios atakos, žinai, žmonėms sumažėja. Ir tikrai irgi neseniai parašė žmonės, kur buvo prieš metus, kur sako, kad kardinaliai pasikeitė, nes nebeliko tų panikos atakų, žinai, viskas, keitėsi. Bet yra vėlgi, sakau, tikrai tokių atvejų, kur ir kažkaip, minimaliai žmogus pajudėjo, bet vis tiek tai yra pokytis, žinai, kažkur. Tai sakau, kad nepardavinėt, kad čia, bet, kad tai yra magiška piliulė, bet fainų dalykų tikrai yra per tą darbo patirtį. O tai pavyzdžiui, ir man įdomu, jeigu žmogus ateina į hipnoterapiją, ar ne, bet dar kažkoks rezultato, aiškus nėra, bet kokie gali būti ženklai, kad jau judama link to tikslo? Vien tai, kad tu ateini, čia vėlgi tą patį žmonės sako, tai tu vien tame procese, tu turi suprasti, kad tai yra terapija. Kad tai yra įrankis kažką daryti. Ir žmonės labai to nemėgsta girdėti, bet
rezultatas kažkoks turės būti, tu turėsi padaryti tą veiksmą, ne? Ir matyti tą, būna žmonės kartais prašo, sako, aš nejaučiu kažkokio, rezultato. Faktas vėl pasikalbame apie tai, kad sakau, o įvardink man konkrečiai, kokio tu pokyčio nori. Nes net vien žmonės kartais jie net nesupranta, kokio pokyčio nori. Mes jau pasikalbam ir, pavyzdžiui, būdavo tiek, kad ten kažkoks, sakykime, svarbesnis dalykas, ne, bet pokyčio kokio norėjo. Nežinau, vėlgi, eikime tą kažkokį ten darbo pakeitimą. Bet mes eigoje pakalbėjom, nes daug dalykų susieina, vien tai, kad žmogus negali pasakyti ne ir turi labai toksinį santykį su mama, pavyzdžiui, kokią, ne. Ir tai, kad jau kalbama, ne, tai taip, darbo nepakeitė, ten pat yra ir panašiai, bet pasakė, pavyzdžiui, aš dabar jau su mama ten nubrėžiu ribas ir ten santykis keičiasi. Tai jau, tai yra didžiulis laimėjimas, tai nėra gal tas to, bet tu vėlgi viskas žingsneliais tu prie to eini, tai yra procesai. Dėl to, kai žmonės, pavyzdžiui, pas mane, procesas tiksliau, tai yra laikas kažkoks, kai žmonės ateina pas mane ir jie, pavyzdžiui, dažnai pasakoja, būna tokie, kaip vadinu, maratonininkai, ne, terapijų, tai kur buvau ten ir kažką ir atrodo, tai fainai, žinai, ir tada aš jiems taip, gražia forma bandau pasakyti, kad gyvenimas yra gyventi, o ne terapintis. Tai reiškia, kad tu ateiniai nueik į tą terapiją, bet kokią formą, kuria būtų. Gauk ir tada duok tam gyvenimui ir savo tą įeiti, suvirškinti reikia pusės metų, dar kažkiek daugiau laiko, kad tam tikri dalykai įsišaknytų mumise, ne? Tai o kalbant apie tą patį veiksmą, visus tos 3 atvejus, kuriuos aš pasakojau, ne, dabar tie didelis success, tai tokie sėkmingi atvejai. Tai ta ir mergina, kuri ir sutiko dabar susituokus ir turi vaikelį, bet jinai nuėjo į programėlę, jinai pasvaipino, jinai nuėjo į pasimatymą, jinai padarė veiksmą, ne? Tas vyras padarė tai, kad jisai veiksmą padarė, kad jisai norėjo išleisti tos pinigus, bet nebeišleido ir sąmoningai atsidarė ten kaupiamąją sąskaitą ir ją deda, ne? Tai yra vis tiek apie veiksmą. Kaip ir su priklausomybė ateina žmonės pas mane, aš jiems geriausias toks pavyzdys, kad sakau, mes tikrai galime pradirbti, pasižiūrėti, atrasti dalykų, kodėl yra ta stipri priklausomybė, kas tai, kodėl sunku mesti ir panašiai, atrasti dalykų, net duosiu įrankį, kuris padės neutralizuoti tą kartais, nenoriu čia prikalbėti daug dalykų, ne, bet tikrai padės tą neutralizuoti tą didelį norą ar alkoholį, rūkimui ar dar kažkam. Bet kai tu būsi parduotuviai ir tu eisi pro tą alkoholio skyrių, bus tavo veiksmas, ne mano, aš nestovėsiu šalia tavęs, tai rankos nesulaikysiu, tai bus tavo veiksmas ir tavo pasirinkimas, ar paimti tą butelį, ar ne. Tai viskas vis tiek, žinai, kaip sakau, labai žmonės nemėgsta to girdėti ir yra mokslinis tyrimas, kad dabar apie 20% klausytojų galim prarasti, tai iš tos, kad kaip pasakai, kad tai vis tiek yra nuo tavęs priklausantis dalykas. Kaip sako, mes kiekvieną savo gyvenimo kalviai. Visiškai, jo, tai tu nuo tavęs priklauso, o tai yra terapija ir aš labai tikiu šituo įrankiu, man jisai labai daug atnešė, aš tikrai žinau, ką aš darau, kaip aš darau, visas tas įdirbis, sąžiningumas ir ką tai gali turėti, bet galutinis rezultatas aš atsakomybės už kitą žmogų nenešu, kaip ir jisai neneša už mane ir jisai turi padaryti tą žingsnį. O tada apibendrinant, ką mes kalbėjom, kokį žingsnį jau šiandien žmogus galėtų padaryti, kuris jaučia, kad yra kažkoks tikslas, ką nori pasiekti, bet nežino nuo ko. Ką aš galiu šiandien padaryti? Viskas, grįžti tą, ką aš šiandien galiu padaryti ir aš padarau tą žingsnį. Ir tau iš karto aplinkas vieną dalyką, kuris tu turi savo tikslą, padaryk vieną dalyką šiandieną ir pasižiūrėk, kaip paskui viskas. Labai paprastai atrodo, bet nėra taip paprastai gyventi. Taip. Ir pačiai pabaigai mes turėsim dovanų nuo audioteka.lt. Spėju, kad tu ir taip audioteka klausai. Taip. Nieko naujo aš jums nepasakysiu. Mes turim labai fainą draugą audioteka.lt. Čia rasit begalės audio knygų, tikrai labai aukštos kokybės. Aš jau esu perklausius gal 30+. Aš nuoširdžiai esu įsimylėjus tą procesą, kad aš galiu veikti bet ką ir klausyti knygų. Tai rekomenduoju visus, kuriuos bent kažkiek domina, bent pabandykit apsilankyti audioteka.lt, o dabar mes siūlom ir nuolaidos kodą ramybė20. Taip. Bet norėčiau, kad tu atsakytum į klausimą, kas tau pačiai gyvenime atnešė ramybę chaose. Tai gali būti netgi gal frazė kažkieno pasakyta, gal knyga ar tiesiog situacija. Kas man nešė ramybę, mano tą chaosą. Daug tų dalykų, žinai, atrodo. Man terapija, iš tikrųjų, man atnešė terapija tą suvokimą, žinai, o kasdienybėj kas atneša, tai
Taip, knygos labai man atneša ramybę, man atneša buvimas, tikrai tokia ramybė su savo draugu, savo šuneliu, mama. Labai paprasti dalykai. Labai paprasti žemiški žvakės susidegimas, arbatos padelis. Tai yra mano ramybė. Aš vakare prieš miegą visada pasimeldžiu, padėkoju už dieną. Jau tą darau 20 metų, nežinau, gal kažkaip plius. Tai man atneša ramybę. Tai. Net kalbant, nurimai kažkaip pagalvojus. Pagalvojus, kad taip kažkaip. Tai Laura, labai tau ačiū. Taip norėjau su tavim pakalbėti ir labai džiaugiuosi, nes man atrodo labai vertingas pokalbis. Ačiū, kad pakvietei, mes derinom su tavim, bet tikrai buvo verta susiderinti dabar. Ačiū tau. Ačiū tau.